skirtingais keliais, skirtingų kraštų. Jie grįžta atgal iš rytų vakarų, per smėlio audras įveikia Lamanšą. Broliai grįžta namo į Radio Rančą. Radio Rančą. Radio Rančą. Bet tu varai jau kaip špakliuotojas, žinai, kur... Neliūdėk. Liūtė, neliūdėk. Uj, per daug. Vaistų indelį, maišelį tu turi? Nerodykim vaistų, nes Kodėl tu turi vaistų maišelį? Ir tada kažkaip irgi aš atsimenu, kad visiškai apsinuoginau ir visiškai nuogas, reiškia, ėjau į tą patalpą, kur visi tūsnas ir viena draugė, linkėjimai Ievai, su rankšluošiu gaudė mane, kad uždengtų. Kuo nori? Kuo nori? Ta prasme, kai tu lieki be namų yra viena, bet kai tu lieki be visos rančos... O dar būtų geriausias bairis, jeigu, pavyzdžiui, viduramžio krizai žmona duotų biškį pinigų. Kad tu eitum su panai į kiną, į bowlingą. Ja. Radio Rančą. Klausykit, Hebra, Sauliukas tai gerai atrodo, bet mes tai... O tu žiūrėk, tu tikrai nenori grimuoti? Ne, gerai. Aš nėra tokios. Bet ką tu darai? Bet jis visą laiką vaikščiojo su striukė. Nu, aš irgi nesuprantu, ar tu soliariume buvai. Ar tu knisai protą? Ja, žiūrėjom. Ne, ta prasme, tiesiog, kažkaip mane įma saulė. Aha. Aš galiu dieną pagulėti prie baseino. Ir iškart rudai, juodai, ta prasme, įma, ne? Va, pridėk minį biškį savo. Nu jo, aš realiai neseniai Kuboj buvau ir tai buvo šis baltas kaip... Nežinau, vyras dažykitės. Aš manau, kad pas tai nėra tokios pudros. Kiekvienas vyras turi turėti savo mažą rinkinuką. Ką aš savo gyvenime dažniausiai nešioju? Tai yra toks žalioji, kaip tai vadinasi, žalia... Nežinau, zelionkė. Želionkė. Tada, ką aš turiu dar savo namuose? Va tokį dalyką. Tada dar tokį. Ir, aišku, šepetukai. Čia galėtų būti jūsų reklama. Taip pat. O klausyk, ta prasme, tu mums nieko nesakęs, jau pardavai kažkam reklamos. Nes čia vien brandai yra. Ebra. Kaip jūs žinote, aš esu laimingai vedęs ir nuostabi žmona. O, wow. Puikių podcastų kurėja. Sopos lyga, sakė, labai geras podcastas yra. Nes jau mus pareklamavo. Taip. Rimtai? Jo, sakė, bus. Pas jas tai peržiūrų yra dafiga. Ai. Gerai, nes aš jau būčiau sakęs, kad žinai, kad reikia iškart, jau rašau Mildai, žinai, kad tipo čardžinam. Palauk, dabar galvoju, ką Mildas, iš tikrųjų čia yra mano. Ne, žiūrėkit, aš skaičiau, kad jeigu pretenduoji į normalų podcastą, turi biškį pasigrimuoti. Nu, kad ten blizga nebūtų, kad kažko nebūtų, žinai. Ne. Oi, neturiu 10 eurų. Nežinau. Čia yra šitasgi. Ai, čia pudra. Ir supranti, ir bandysim. Pagrindas. Bet neturim dar, neturim biudžeto. Grimerio neturim. Jo, ir dėl to patys. O tau Milda įdėjo instrukciją kažkokią? Man sakė, bet aš užmiršau. O bent jau eiliškumą tau sakė, ką pasakė. Sakė, yra 3 šepetukai, bet nereiškia, kad atskirai kiekvienam, bet čia kažkai yra sausa pudra, tada yra... Okay. Čia tas yra toks tipo, kur, žinai, būna VD40, kurį aš atradau visai neseniai gyvenime, kur viską gali atrakinti. Pavyzdžiui, jeigu santykiai blogi, VD40 irgi gali pataisyti santykius, jeigu gergždė. Tai čia yra tipo toks... O į kur purkšt santykių atveju? Ką čia? Tik nesitep apie tai, ką tu galvoji. Klausyk, nėra iš tavo garažo šitas, tas labai primena. Salnikų. Kažkokį. Salnikų sutepėjas. Čia yra toks tipo, kur greitai reikia pasigrimuoti. Jeigu po Pachmo nuvarai renginį, kaip aišku, nėra buvę ne vienam. Ne, baigtų. Niekada tikrai. Mes atsakingi vedėjai. Ir ateini raudonus nukiu. Tai tipo šitas yra toks staigus, tipo iš pradžio atrodo žalias labai, bet pasitepa. Tai va šitą žinau, kaip naudoti visą šitą. Čia plaukų želė, ne? Tai gal, žinai, aš galvoju, kad tada gal tiek to, nes dabar jeigu mes pradėsim ir... Ne, jūs pabandykit bent jau kažkokį pagrindą, nes... Gal Mildutėj parašyti, palauk.
Aš tai nežinau ką po ko, bet tu pabandyk kažkaip. Tik ar viens kitą, ar save, vat kur bairis. Ne, tai viens į save, tai ar tu vis dar apie grimavimą? Bet jeigu tu man dabar sugadinsi viską... Ne, irgi. Nieko gero. Ne, taip, davai, aš... Ne, bet O gal ne, nu pabandom, pasižiūrim. Lengviuko, tokį. O, sakė, čia lengva yra, kažkuri, nežinau, kuri lengva. Lengviems žmonėms pagal svorį. Bet tu varai jau kaip špakliuotojas, žinai, kur... Neliūdėk. Liūtė, neliūdėk. Ui, per daug. Gerai, sen, viskas gerai. Taigi aš nenusiplausiu. Bet pas tave kokia... Taigi birs mano. A, tu matėjai, kad Realiai- kaktai išdidėjo. Tikrai taip. Man birs ant maikio. Pasimatė logotipo ragai. Jo, taip, biški lengvai. Kadangi esam radio rančio, tai matosi, kuris čia spaliuose buvo pakritęs, reiškia, veidu. Gintelį, tik jokių... Blemba. Atsuk mane veidą, žiūrėk, taigi. Nesu žmona, esi atsuk veidą į mane. Palauk. Šiaip gintai atrodo panašiai kaip Loreto Graužinienė, kažkada Statkevičius papuošė, padažė. Atsimenat, šukuosena buvo tokia sulaižyta Tu atgal. mane prakeiks jaučiu, bet aš taip turėjau kažkaip daryti. Ta prasme, gerai, tada jau po to nebesigrimuojam, davai? Palauk, kreipsiu to. Bet matai, pasimažai, vienok mažai veido, dėl to, kad barzda prižėlės yra jis. Palauk. Tai man sustaupo grimo. tai vyrai. Gerai, pažiūrėk, ar geriau ar negeriau? Nemanau, Geriau. kad geriau. Parodė, atsisuk. Geriau? Geriau šiek tiek. Davai, Jo, biškį nuėmė šok, raudonį. jo. Nes tikslas yra nuimti Tuoj raudonį. pradėsim, pranešk, kad tuoj pradėsim. Tuoj dabar truputį dar čia pasigrimuojam. Ačiū Dievui, man to nereikia daryti, nes nieks neturi tokios tamsios pudros. Anglės neturim. Angliuko. Nu ką, vyrai, puikiai. Skrandininkų nėra. Kokia nes. Pas mane, žinok, skylės skrandi po atostogų. Tai... Sauliau, Gintas Tikrai. sakė, kiek smažadį, dar nepradžėjo. Blem, atrodo, vyrai, tai kaip Vilniaus gatvės tulikė, reiškia, kokiam nors bare. Vyrai! Sveiki gyvi! Dog 5. Labuka. Gintukai, Sauliukai. Labas. Aš dar bandžiau story įdėti tuo pačiu metu. Lauk, dar kitą. Kitą Atrodo, kad gavau pliuchą ką tik. Klausykit, atrodo, kad... Gerai, darbiškė, ne? Atrodo, kad 100 metų, nors aš bandžiau prisiminti kiek metų arba kiek laiko ir neprisiminiau. Visiškai sunku, bet aš taip sakyčiau apie Paskutinio koks, myto nu, ne to, kad gal myto, bet, nu, tarkim, kol turėjom kažkokių bendrų reikalų. Ar tu arba kalbėjai kol apie rudenėlio šventę? jo, nuo rudenėlio šventės dar daugiau laiko praėjo, bet aš kalbu apie tai, kai paskutinį kartą prie mikrofonų sėdėjom, žinai. Tai kokie 4 tikrai, jeigu Aš ne buvau daugiau. nevedęs, COVID dar nebuvo tikrai. Aš Tu irgi irgi dar buvai- nebuvau tu dar vedęs. Ar tą vieną kartą nebuvai vedęs? Bet laivą jau turėjai, ar ne? Laivą jau, man atrodo, turėjai. Laivui yra 4 metai dabar jau. Bus Nu tai vat kažkiek Kažkas tiek, apie ta prasme. Žinokit, norim sveikinti su visais, kurie laukia ir nelaukia. Ko jau ko, kaip Maro ir Bado Lietuvai nebereikėjo podcast'o dar vieno, bet tik ne mūsų. Kadangi 3 žmonės, 3 draugai Lietuvoje negali neturėti podcast'o, tai mes turėjom šitą mintį pratesti ir man atrodo, kad, nežinau, aš taip žiūrėdamas pagalvojau, kad mes esam turbūt vyriausių vyrų podcastas, nes šiaip žiūrint ne, į YouTube, nu taip juokais, ne, turbūt podcasterių nu, iki 30. Tai, kad tau smilkinius išmušė šarma, žilsteliai, mes vyriausi vyrai, jo. Aš nežinau, taip pagalvojau. Nu, aš taip plius minus sakyčiau, galbūt yra vyresnių žmonių. Jauniausias iš jų. Gali būti, kad yra vyresnių žmonių, kurie turi ką pasakyti podcastuose, bet iš tokių, kur neturi, tai gali būti, kad esam vyriausi. Aš tai galvoju, kad mūsų podcastas, kuris dabar prasideda, nežinom, ar čia viską iškirpsim, ar tik dalį dalykų iškirpsim, yra kaip tam tikra mūsų smėlio dėžė, nes susirinkome ne iš kažkokio reikalo, sakai, darykit vyrai, reikia. Dėl savęs, tai yra fainiausias dalykas. O istorijos pradžia iš vis yra labai paprasta, su Ginteliu, neįtikėtina, kaip aš jam parašau, tipo, sen, išeinam į miestą, kažko, nealkoholinio alaus. Standartinė situacija. Jo, Visiškai standartinis. Darbo diena. Atsisakinėjęs daugybę metų, jis sako, išeinam. Nu ir mes išėjom į tą miestą ir taip smagiai, žinai, sėdėjosi 1, 2, 3, kažką vakarienė, prabangiai, žinai, visą kitą. Bulves valgėm. Bulves valgėm jo ir pradėjom sukt kalbą, kad kažką čia reikėtų, žinai, pakrapštyti, kažką reikėtų daryti.
Ir taip kažkaip, su ta tokia mintim kažką, aš sakau, dar senolį Saulių Žvirgždą prisiminėm, kad toks O jūs egzistuoja. tai kaip podcastą, tipo? Ne. Ar kaip ten buvo? Mes sėdėjom, Dirbom pokalbį. valgėm, kažką užsakinėjom ir kalbėjom, gal žinai, kaip eilinį kartą būna, kad gal kažką darom. Kažką darom, Kad ne? buvo konkrečiai podcast ar dar kažką, ar kalbėjom. Kalbėjom apie tai, nes, o ką daugiau? Koks formatas, ne, kokia forma tai? Kažkur ten per daug kitaip ir nepadarysi. Turbūt tai mes kalbėjom apie tai. Aš labai aiškiai tik prisimenu, kad sakau, blema, dar reikia Saulių, žinai, paimti, reikia pakalbinti, būtinai reikia pasižiūrėti. Bet tada vakarienė baigėsi, mes pakilom buvom beina link taksi. Aš jau namo visiškai jau kaip ir einu, žinai, ir Gintas lyg ir namo eina, bet žiūrim, esam vietoj, kur ukrainietiška kaip ir vyšnių Gėrimą pilsto. Taip. Jo, ir mes būnam, ir ta prasme, žiūrim, mes kažką šnekam dar labiau, ta prasme, įsijaudrinę, kaip ta prasme dabar reikėtų daryti podcastą, ir mes žiūrim, eina. Saulius Žvirgždas, pro duris įeina, jis aukštas, iš toli mato, su plošium, kaip visada, žinai, Berūbo apačioje. Su paltu ir akiniais. Su kažkokiu paltu, žinai. Iš tos Bernardinų sodo. Jo, visiškai. Su kažkokiu šaliku, žinai, toks iš pradžių nebaisiai kreipė dėmesį, mes ten kažką, tu nuėjai, su kažkokiu buvai garantuotai, neaišku, ką veikiančių žmogum gyvenime, nes atsistot dviese pačiam tolimiausiam kampe, tikrai nešventus dalykus turbūt aptarinėjai, žinai. Jo, čia perimsiu. Mes su draugu, reiškia, Germanas, jis vardu irgi pavakariniam ir nuėjom, dar, kaip sakant, po... German. Agentas. Germanas, jo. Su Germanu. Ir Baltas ir Germanas. Ir tada buvo tas laikotarpis, kai aš nevartojau alkoholio. Ar tu kalbėsi apie tas 2 valandas? Apie tą dieną, jo, realiai tą mėnesį. Ir aš gal užėjus, žinai, jis ten pasėmė šitą, aš tada tų vyšnių sulčių. Ir einu ir pirmas dalykas, ką aš išgirstu, Saulius Žvirgždas. Ir aš krūpteliu, pamatau jūs kampetėm prie tos knygų lentynos ar butelių lentynos. Bet žinai, šiaip tu dabar davai gerą mintį ir aš jau matau, kad jūs, kaip sakant, galim nemokamai atiduoti kavinėms šitą mintį. Įsivaizduoju, kaip būtų faina, pavyzdžiui, jau vis tiek, jeigu žmogus dažniau lankosi, tu eini į kažkokią kavinę ir padavėjas pamatęs jau spaudžia įrašytą, žinai. Sveiki, Mindaugas Stasiulis, žinai. Kaip Kauno Žalgirio arena. Jo, toks su pristatymu. Šviesos iš karto neostrobas. Jo, tai va. O tu mus pamatėjai, vyšnių kauliukai, žinai, jie išskiria visokius konserogenus, tai pamatėjai mus kokius. Aš pamačiau jūs jau tokius raudonesnius už tą logą tos įmonės. Vyrai, tokie, žinai, kaip būna, 2 vyšnios. Ir tada, kai būna jau va taip, prie baro, reikia 2 taškų atsiremti, žinai. Ir viskas, mes tada nuėjom šnektelti, ten buvo tokia rimta tema, reiškia, ir paskiau galiausiai, aš tiesiog norėjau su jumis pabendrauti. Ar tai buvo antstolis, su kuo tu kalbėjai? Ne, tai kažkokie buvo asmeniniai jo gyvenimo dalykai, žodžiu. Aš nuo savęs viską numetu, jo, tikrai ne apie mane. Ir... Tu jau, Sauliau, ta prasme, tau yra blogai gyvenime ir tu pasikvieti nevartojant alkoholio žmogų pasikalbėti. O klausyk, ta prasme, jau, kaip, nemalonu klaus, bet vis tiek, jeigu atvirai, tai tik 3 metus tempėt. Aš tiesiog buvau skolingas. Ne, bet tu ne apie savo bėdas pasakoji, jis pasakoja. Jo, jisai pasakoja, jo. Aš galvau, kad tau gal skirybos ar kažką neduoda. Gerai, ir tada aš perėjau prie jūsų, mes pasisveikinom ir jūs sako tą planą, kad yra toks planas, yra toks dalykas, žinai. Šiaip jis buvo suradęs tą pačią sekundę, kai tu jį... Jo, jis toks nebuvo, sakykime, išlaikytas. Kažkaip. Bet čia buvo iš aukščiau nusileidęs dalykas, dėl to, taip nebūna, suprantate, mes kalbam su Ginteliu, kuris niekada neišeina į miestą apie tai, kad reikia daryti podcastą ir reikėtų Saulių kažkaip prikviesti ir mes įeinam kažkur ir eina Saulius Žvirgždas. Ant tų žodžių, tai yra ženklas, ne? Čia yra ženklas iš aukščiau, žinai, kad tu turi daryti, nes visi žmonės, kurie paisė kažkokių duotų ženklų, įėjo į istoriją. Ar tai paminklą pastatė kažkokį... Mozė galų gale. Mozė, arba, pavyzdžiui, Gediminas tas pats, juk irgi gavo ženklą. Visi yra gavę ženklus ir tu, kai gauni ženklą, tu nebegali nedaryti. Nes tada jau, tada, kaip sako, Dievo bijok, žinai. Jo, ir tada atėjo kita diena. Saulius, kadangi buvo sausis. Aš jau anksti miegot. Tarsi to viskas okei buvo, mums buvo kaip buvo, normaliai. Normaliai buvo, viskas gerai. Aš irgi tą mėnesį turėjau laikyti sausio, bet aš turėjau trumpiausią metų mėnesį. Ir tai nebuvo vasaris. Mano mėno sausis baigėsi sausio 14. Sausio 14. Aš užfiksavau trumpiausią. Sausio 12, man atrodo.
Nu, kažkas tokio. Jo. Aš užfiksavau trumpiausią metų mėnesį, sausio 12. Sausio 12 buvo pabaiga, ne? Nu, šiemet keisti metai tokie. Vasaris 29, sausis 12, tai žinai. Kompensavusi šiek tiek. Aš turiu, mūsų viena tokia bendra pažįstama, žinau, kad liktai sausį baigė sausio 4, tai čia iš... tai čia iš vis, žinok, labai neblogai laikais. Okay. Tai va. Skelbiu metų iššūkį. Trumpiausias mėnuo. Gintai, nenori nieko trukdyti, bet tau yra, ar tai plaukas tarp dantų? Nu. Čia fizionomija jo. Taip, jūs kalbėkite, aš... Nerodykim šito. Pasakyk, mes prieš eterį dar... Bet tikrai nenoriu, kad tu. O tai ką daryti dabar? Ką tu valgiai? Prie mikrofono iš karto, tai eterį. Nu, eterį čia turbūt yra. Eteris, jo. Aptarėm vienas kito išvaizdą. Mintė sako, tu, Sauliu, tu pažilai. Iškirpsim. Ne, viskas gerai, nesimatė. Kuris išėjo? Blemba, jam garžgarstė. Gražgarstė, tai tu galėjai čia. Ar garžgarstė, ar Gražgarstė. Rūkola. Sakyk paprašiau, rūkola. Rūkola. Tai tu man sakai apie pražilimą, kad yra žilų. Tu žilstelėjai. Jo, žilstelėjau. Bet tu, kai matėmės paskutinį kartą, tai nebuvo. Kaip senai nesimatėm. Bet to tu žinai, kad kai vedėsi, tai... Žilstelė. Žilstelė. Labai gerai. O tas tai šis baltas visas. Ką tu ten kramtėjai? Kaulas įstrigo jam. Deja, tenka pripažinti, kad mūsų podcastas patyrė rimtų iššūkių. Dabar iškiek tiek laiko skirsim, kol tu susirasi. Aš negaliu jam nepasakyti, supranti, šviečia jaudulys. Jaudulys, ne? Kur viduriniam? Šoniniam. Aš turiu turėti kažkur krapštukų. Ausų ar kieno? Ginta šiaip viską nešiojasi. Nu gerai. Čia manau, kad viskas vis tiek eis į eterį, tai koks skirtumas. Nebejoju, kad čia yra gyva, tikra, nesuvaidinta. O čia nėra kažkoks Ginto režisūrinis posūkis, dabar netikėtai suras kažko. Jo, Gintu, kaip parodyk savo... Vaistų indelį, maišelį tu turi? Nerodykim vaistų, nes... Kodėl tu turi vaistų maišelį? Mes susitarėm savo podcast'e nesikeik, bet... Nu ir kaubojus. Tipo kaubojus, kuris nebijo nieko šitam gyvenime. Čia yra kosmosas, žmogau. Jis pasėmė. Ir tai yra dar tik vaiko kuprinė. Čia jo vaikai, ta prasme, tiek turi. O viešpatė. Neskaitysiu. Gintai, reikalaujam paaiškinimo apie tai, kas čia yra. Shit, sorry, praplyšo biškį Gintai. Gerai, tai žiūrėkit. O kodėl Gintai čia cialių yra, tu man gali pasakyti, kokiem reikalam? Situacija yra labai paprasta. Ta prasme, kaip sakant, senas kuinas. Tai kam tu tuos vaistus imi, eidamas susitikti su mumis? Ne, žiūrėkit, situacija yra labai paprasta. Aš žmogus toks mėgstantis visada turėti tą, žinai, kaip yra ta tokia rekomenduojama kuprinė dabar, kur išvykimo kuprinė, ar kaip vadinasi. Tai aš irgi, žinai, jūs vyrai, kai pragyvensit santuokoje daugmaž 14-15 metų, irgi turėsit išvykos kuprinę, kur yra sudėjus tiek tiesų ištraukęs. Išvykimo. Kur jinai išvykimo kuprinė, kurioje yra visi būtiniausi dalykai. Bet kadangi aš, pavyzdžiui, būna, kad kartais, ties pastaros pusę metų nevažiavau į jokį renginį, aš vežuosi, žinai. Apdruk subloguočiau nuo vištienos, pavyzdžiui, kokios, ne? Apdruk temperatūrą. Vištieną nuvažiavęs į renginį, tau duoda maisto. Tai už maistą dirba šiandien. Man kartais duoda, žinai. Man 3 kilogramus vištienos. Ir aš iš karto ją žalę suvalgau ir tik tada nuves renginį. Nėra bairis. Vienas bičas, man pasakojo Agnius, draugelis. Bičas nusprendė pasidaryti vištienos karpačią. Tikra istorija. Kita diena Šiaulių Respublikinė ligoninė. Tęskim. Tikra istorija. Žalę vištieną valgė. Ir viskas. Salmoneliozė. Tai va, tai aš turiu tokių visokių maišelį vaistų ir aš tada esu ramus, kad jeigu kažkas nutiktų, tai yra, reiškės, nuo skrandžio, nuo temperatūros, nuo suviduriavimo staigaus. Aš namuose neturiu tiek vaistų, ir keletas vitaminų. Taip, prieš paskutinio man reikėtų, nes įtampa prieš podcast'ą pradžią vis dėlto buvo didelė. Ir būtiniausiai visada reikia turėti magnio. Magnio, nes magnis įkvepia, magnis duoda energijos, magnis iš karto išsklaido mintis, nuima stresiuką ir tada tu gerai jautiesi. Man atrodo, kai paskutinį kartą jį matėm, jis buvo kitoks žmogus. Šiaip jau dabar tu supranti, kad pavadinau seniausių vyrų podcastų, nes vis apie vaistus kalbam. 10 minučių. Kai tu atvažiuoji su tokia... Su tiek vaistų į podcastą. Jeigu mūsų podcastas turėtų kvapą, mes kvepėtume
būtų kamparo. Senjorų prieglaudas. Gerai, bet vyrai, aš ne veltui atsinešiau kuprinę, nes aš pagalvojau, kad mes labai seniai nesimatėm ir aš kažkaip apie jūs prieš šitą podcastą labai galvojau. Ir kadangi senokai nesimatėm, aš galvoju, ar dar mes galim susikalbėti tarpusavį tam tikrai ženklais, žinai. Tai aš pradėsiu nuo Sauliaus, nes atvežiau Sauliui nedidelę dovanėlę į šitą podcastą kaip pirmą podcastą progą. Ir Saulius visada, kai mes turėdavom darbinių dalykų, kai dirbom kartu, kai buvom kartu, jis būdavo toks visada, mano galva, aš tada nenorėjau taip atvirai sakyti, bet jis buvo tokį nuolatos kažkokių nesąmonių prisigalvojantį žmogus, žinai. Tai jis ten kažką ir aš visada prisiminsiu, kad jis mane protingą žmogų, šiaip dažniausiai nepasiduodantį tokiem dalykam, buvo privertęs nusipirkti atskirą puodelį, termosiuką ir dar net tokį arbatžolėm dėt daiktą ir mes darydavom rytai su jo užpiltinės, ta prasme. Mes puer arbatą gerdom. Ar jūs vis dar apie arbatą kalbat, nes užpiltinė būna ir kitokia, aš apie kitokį užpiltinę. Man atrodo, kad žinok, čia... Saulius man iš karto asocijuojasi su puero arbatos gėrimo tradicija ir tau atvežiau visą blyną dovanų. Geras, kaip fainai. Geras, faina, bet tu įsivaizduok, Mindė, ta prasme. Tai yra biški fufločiai, kinietiškai. Bet esmė, kad geriausia iš Kinijos. Ką turi kinai geriausia, tai tik arbatą, man atrodo. Tai va, tai supranti. Puer žemės arbata. Ačiū labai. Ir mes ten, supranti, mes ten mirkydavom, supranti, pribirėdavo visur tų arbatžolių. Tas pueras, jeigu padaugini, man būdavo jau pradeda daužyti, žinai. Tulika labai varo šį puerą, žiauriai. Nu, toks, žinai, ir toks, aš galvoju, viešpatie, kiek čia reikia turėti kantrybės, kad vargt su šito, žinai. Aš žinau, kaip veikia, kad gali taip veikti arbata, kai buvom Argentinoje su projektu Tangomanai. Matė, ta prasme, iš kalibasų, ten yra, visi nešiojasi termosą, visi nešiojasi kalibasą, moliūgą tą sudžiavintą, kur visą laiką užsipilinėja pilna matės tą podelį. Čia matėte, kur su šiaudeliu, tą metaliniu geria, ne? Jūs neįsivaizduojat, kaip tai veikia, ta prasme. Kokią energiją duoda kosmosas, bet paskui man pradėjo kalatos reikalai, parsivežiau namo 4 kilogramus, pradėjau jie ten vis pelį dar kažką, bet aš nebevartoju, išmečiau lauk. Daužo, ne? Turbūt gal geriausiai. Tai, supranti, man buvo taip, kad aš kažkaip nuo Sauliaus taip kaip ir pripratau, lyg ir neblogai, žinai, bet būdavo taip, aš atsikeliu ryte 2 espresso ir tada dar ten litrą to puero, žinai, ir man tada pradeda, tarsi panikos atakos ar kažkas, žinai, ir aš galvoju, kas čia daro, žinai. Aš aišku, kaip hipochondrikas pagarsėjęs, jūs manegi žinot, kuo puikiausiai. Lygų turėtojas. Aš žinoma. Iš karto, reiškės, pasidaviau, galvoju, senokai neieškojau, žinai. Nu ir pasileidau per įstaigas ieškoti lygų, kas čia vyksta, žinai. Ir prisikasiau jau ir netgi iki neurologės. Ir jis sako, gal mes galim tada truputėlį pasižiūrėti jūsų mitybą, kaip jūs vedat save per dieną, žinai. Ir aš sakau, aš atsikeliu 2 espresso, tada litras puero. Ir jis sako, stop. Šitoj vietoje gal mums reikėtų šiek tiek pasikalbėti. O gal jį žodį litras suprato ne arbatos prasme? Nesuprato, kas yra pueras. Ne, aš manau, kad jis suprato, aš tada jo pamažinau ir mano gyvenime viskas vėl pasidarė visai neblogai, bet tai va dėl to ir atvežiau tą puerą, buvau nusipirkęs prieš 4 metus, nenaudoju, tai negalvoju, kad geras daiktas. Aš kaip tik ieškau neseniai puero, galvoju, kur gerą gauti, žinai, nes žemės arbata, jo. Žemės arbata. Tai va, o dabar apie Mindaugą pakalbėsim, nes aš irgi jam turiu dovaną iš tų laikų, kai tekdavo kartu susitikti. Bet blemba jis pasiruošęs. Bet jis pasiruošęs. Tokia gėda, aš neturiu nieko. Bet čia eilinį kartą būna. Vienintelis dalykas, kuris man iš karto iškyla prieš akis. Ta prasme, daugiau nėra nieko kito. Ir aš dabar norėčiau, kad tu podcast'o metu atskleistum. Ar tave radio laikais šita varškė rėmė, ar tu turėjai kontraktą, ar kas buvo? Nes kodėl aš turiu pasakyti? Aš iš karto atplėšiau, iš karto žino. Ta prasme... Ir dabar šaukštą reikia dar, kad atskirai pabandytum. Aš nežinau, kiek aš nepameluosiu, bet manau, kad kokių 10 metų kiekvieną rytą tu suvalgydavai eterio metu po tokius 2 ir bananą. Jo, grūdėtą varškę, bananą turėdavau tik dėl kažkokio reikalo. Visada, nes aš nesugalvodavau, ką atsinešti, nes nėra taip, kad esi prisigaminęs iš vakaro kažko. Sauliukas į darbą ateidavo su vietiniais blynais, su tais čirviniais vafliais ar blynais. Su muštiniais būdavo, su muštekais, su kumpiuku, sūriu ten. Arba, pažiūrėjau, jis atsineša 5 bananus. Ryte, tai yra 6:30, jis atsineša 5 bananus. Aš galvoju, savaitę kiekvieną dieną po 1 bananą. Ir jis sėdė taip...
Šiaip, ta prasme, aš manau, kad... Ir visus susileidžia 5 bananus. Žinok, aš manau, kad mums artimiausių metų į podcastą reikės pasikviesti kažkokį mitybos specialistą arba specialistį, nes aš ne per seniausiai kažkaip skaičiau, kad pusryčius pradėti nuo 5 bananų nėra labai lyg ir gerai. O nes, 10 metų valgyti grūdėtą varškę. Manau, kad ir greičiausiai irgi ne. Jo, Saulius. Žiūri, Ginta. Iš karto Saulius. Marškiniai su kokiu nors piešiniu. Aplikacija, ne? Su bananais, begemotų, neaiškių kažkokių kūno organų. Kringeliukų, kažkokiu būrėm, dar kažkas yra vienas dalykas. Tai yra žmogus, kuris tą daro. Žmogus, kuris yra 2 posakių autorius arba ambasadorius. Tai yra Rūbai tai kalėjimas. Tamsa jaunimo draugas. Ir šitas, taip. Šitas irgi buvo, jo. Bet aš, pažiūrėjau, gal tu prisimeni, kaip gimė posakis Rūbai tai kalėjimas? Nes aš žinau, kad mes jį labai naudodavom po to vakarėlių metu. Visą tai labai praverčia. Aš jį atsinešiau iš gimtadienio savo, tada aš labai prisigėriau, jis buvo švenčiamas sodybui, bet tokioj prastoj, kur viskas buvo medžių išklotas, stalai ir kėdės buvo pritvirtintos prie žemės, ten tiesiog buvo tokia labai prasta sodyba. Mūsų studijoje. Ir iš tiesės jo, labai panašu. Ja. Ir ten aš, kaip sakant, prisivaišinau ir tapau vakarėlio vinimi. Aha. Ir stovau groti prie pulto ir aš apsinuoginau. Nusirengiau viršų. Man buvo karšta. Torsą, atskleidai torsą. Grojimas tai buvo Vinampo, reiškia, dainų Next spaudimas, tipo su dėlėm pauzėm. Aš jaučiausi labai seksualus didžėjus, atsim nušakęs. Tada viskas... Ir tu per maiką sakai, Rūbai tai kalėjimas? Ne, kažkaip aš ten reikėjau tiesiog, ten buvo nedėlė. Buvo visiškai išpratėjęs vakarėlis, tada mes nuėjom ten su draugu į pirtį, buvo pirtis ten, jau visi, aišku, buvo po pirties, mes ėjom į pirtį, kai visi jau buvo nusimaudę ir tada kažkaip irgi aš atsimenu, kad visiškai apsinuoginau ir tada visiškai nuogas, reiškia, ėjau į tą patalpą, kur visi tūsnos ir viena draugė, linkėjimai Ievai, su rankšluošiu gaudė mane, kad uždengtų tą... Aš vadinau pasididžiavimą, ta prasme, pasididžiavimą tuo metu. Bet neturėjai dar standarto ligmens. Jo, bet greičiausiai tai buvo tiesiog, žinai, nedaugiau nei krevetės dydžio. Nepatogu. Man dar... Tai Rūbai tai kalėjimas buvo. Jo, aš dar Saulių pridėčiau, jeigu, pavyzdžiui, apie kažkokius posakius sakant, aš iš Sauliaus dar išmokau sakyti, kad su makaroniniu. Bet čia toks jau atėjęs iš kitų. Bendras, jo. O dar yra, tipo, vokiška nugarinė. Paskui dar Sauliaus yra dar vienas. Ko nori. Bet čia jis tik moka pasakyti. Nežinau, ar čia kas nors rašinėja kitus podcastus, nes čia mes esam podcastų Tėvonijoje, Silicijos slėnyje. Šis gal nepadarus labai toks, ne? Padarus, pasakyk, bet jo. Normal. Ko nori? Ko nori? Čia tipo, kur nors būni normaliai. Kvaila agresija. Bet tu išspausk tokį, supranti. Bet čia reikia, supranti, jaus, paaiškiai, sėdi kažkur bare arba kažkur, žinai, ir kažkas net nesėdi. Kur Saulius? Ko nori, žinai, toks. Ir visi, kai krūpteli prie to stalo, žinai, tai įspūdinga tikrai. Ačiū, kaip sakant, aš jau ramus, nes turiu žmoną, tai man kaip ir kol kas ramu, bet jeigu neturėčiau nei žmonos, nei draugės, aš žinau, kiek metų su žmona? Metai su trupučiu. Dar kaip prieš akis. Dabar Gabrielė sako, ko nori? Realiai jo, per atostogas taip ir buvo, kai aš bandydavau užmėgti santykį. Jinai sakydavo, šitas balsas žemesnis, sakydavo, ko nori? O beje, kaip jo, jūs šeimoje, kai jį garsina filmus ir tikrai tembras žemas, žemesnis. Žemesnis, jo, tai aš realiai cipoju kaip merga namuose. Ir kaimynai galvoja, tas vėl praskydo, žinai. Gerai, dar apie Saulių galvojant, iškart man kyla mintis, kad tai yra salų žmogus, jeigu jis varo atostogauti, tai bus būtinai sala. Aha. Teisingai. O čia kažkokia yra žemyno fobija ar kas čia yra? Ne, tiesiog taip gavos nuo Filipinų matyt. Prasidėjo Filipinai, tada Kuba, visos kitos salos, žinai, kas ten dar Tenerife. Nu ir va taip supranti iš eilės. Tai dabar, tipo, jeigu ne sala, tu nevarai. Viduržemė jūros sala. Taip tiesiog išeina. Jis vieną kartą buvo žemyninė Ispanijoje, tai nutraukė atostogas. Grįžau. Sužinojo. Aš noriu į Australiją, nes irgi laikau kaip sala, tokia didžiausia įmanoma. Ne, pais podcast'ai, žinok, išvažiuosim visur. Taip, sukrenta.
talentą, jo. Žadam greit uždirbti gražaus pinigų. Kol kas išleidom. Iki plungės, kad kelionė užtektų. Kol kas išleidom nemažai. Apie Gintuką galvojant, tai man iškart keli dalykai, kaip jau kažkada buvo minėjęs, kad jis tikrai būtų praėjęs bet kokiu atveju talento atranką su savo gebėjimu neeiliniu, nežinau, ar dabar išlaikęs, miegojimas atsisėdus su lėkšte rankoj. Aš turėjau šitą, turėjau šitą tikrai ir labai aktyviai naudojau. Nu, man taip tiesiog atsitikdavo vakarėlių metu, kad aš jau, žinai, atsisėdu, kelią ant kelio užsikeliu, lėkštai rankoj dar būdavo ir jau taip galvelė panirus, žinai. Tai aš dabar kažkaip šitą esu išgyvendinęs, bet kartais pats, kam neatsitinka, žinai, kartais atsitinka nelaimių namuose ant sofos. Na, tai čia. Toks, kur, žinai, truktel pradžiūrė filmą ir pradžiūrė truktel. Jo, kur toks nemalonu, jau 3, žinai. Kažkas dar šalia padėta, nedaug dievė išvirtę, žinai. Tai ir tada, žinai, ką aš tokiais atvejais dažniausiai randu. Nu, čia jau bus labai toks užuolaidos praskleidimas, bet praskleisiu. Kaip baudžia, žinai, vat jūs galite pasimokyti iš mane, žinai, jūs čia 1,5 metų žinotas, kaip sakyk, aš turiu mums reikia frazės Janonsa geros. Man suprant, 14 metų po santokos, aš net galėčiau nuotrauką greitai atrast. Aš, žinai, jeigu prisnūstu ant sofos, arba šiaip, aš dabar jau esu išsiauklėjęs taip. Aš kai atsikeliu po baliaus, aš iš kartai nutiesiu taikymu į savo telefono nuotraukų galeriją ir žiūriu, kokios yra paskutinės nuotraukos. Jeigu paskutinėse nuotraukose manęs nėra miegančio ant sofos, ar ten kažkur napsinčio, vadinasi, baigęs viskas gerai, arba tiesiog nepastebėjo. Ai, tai su tavo fotiku? Jo, su mano fotiku, kadangi, ten nereikia, žinai, nereikia kodo, tiesiog atsidaro pum, tipo metraštis, žinai. Žinok, jo, kad tai buvo. Tai vat, jeigu ryte nerandu, išeinu iš miegamo su tokiu, žinai, tvirtų žingsnių ir su pasididžiavimu. Jeigu ten būni užmigęs. Su pasididžiavimu išmiegama. Arba iš kažkur, žinai. Ne, žinokit, vyrai, mes tikrai žiauriai seniai matėmės, jūs neįsivaizduojat, sako, pasiimi vaikišką kėdutę, kažką, mano vaikai jau yra užaugę praktiškai. Tai žinok, aš jau nebeturiu jokių rūpesčių tą temą. Taip. Praktiškai užaugę vaikai ir aš dabar galvoju, žinai, aš irgi vis tiek jau artėju link vidurio amžiaus krizės ir galvoju, žinai, kuo gali baigti, žinai. Jau mano buvo, kokia bus jūsų vidurio amžiaus krizė? O tu galvoji, kad tavo jau buvo? Nu šiaip įdomu. Manau, kad taip, Milda sakė, kad buvo. Buvo jau? Mano žmona sakė, kad man buvo jau. O tai kiek vyram palauk? Ir nebebus. Ant PEM iki PEM būna. Ne, tai visiems skirtingai būna, žinai. Ne, man nebus, man Milda sakė, nebus. Aš taip, pažiūrėjau. Bleva, bet čia, žinok, reikės dar pakalbėti, nes kažkaip gal dar prie to prieisim, nes šiaip Milda man neatrodo blogas žmogus, bet jinai normaliai varo, ta prasme, visiškai. Prieisim gal dar, nes tave jau įtikino, kad nebebus, ne? Ir tu tiki tuo. Sakė, kad ne. Supratau. O tai kaip jūs įsivaizduojat? Nu vis tiek. Nes, tipo, ten džipas, sportinė mašina, tai ne, tipo, mocas, turėtų būti mocas. Vat supranti, žinai, aš tai galvoju taip. Man dabar yra 39, šiemet bus kem metų ir aš taip kažkaip galvoju, kad ta vidurio amžiaus krizė, jinai turėtų ištikti arba kažkada dabar, arba artėjant link kem 5, nesu tikras, aš nežinau, manau, skirtingai kiekvienam būna. Bet aš vienintelio, žinai, kiekvieną rytą aš atsikėlęs manifestuoju, dabar madinga manifestuoti, žinai, yra, kad... Prieš ką tu manifestuoji? Visi išėję. Visi išėję į darbą. Aš matau, kad mes turim žiauriai daug dalykų pasakyti. Jūs nežinot apie manifestavimo visatai kiekvieną rytą? Aš tik žinau saulės pasveikinimą. Mes tikrai senai nesimatėme. Jo, bet manifestuoti kiekvieną rytą visatai reikia apie tai, kokio gyvenimo tu nori, jaustis taip, kaip tu tame gyvenime esi ir tada neva atsitiks, žinai. Tai aš dabar pirmas daiktas, ką manifestuoju, ko tu žvengi, čia rimtai. Man tai yra girdėta, kad aš turiu kosminę žmoną, kuri savo. Aš, pažiūrėjau, galiu manifestuoti vienintelį dalyką. Eik į dušą, bent nusiprausk. Ir nueini? Nu tai va, tai veikia. Ne, bet reikia manifestuoti taip. Nu, pavyzdžiui, aš nežinau, ko tu tarkim nori. Nu, tarkim, norėtum turėti sodybą ant Kuršių marių kranto, ne? Tai tu atsibundi ryte ir sakai visatą, labas rytas, aš pasitikiu tavim, gali mintyse, kaip nori sakyti, pasitikiu
pasitikiu tavim, aš noriu būti geras visiems žmonėms, aš paleidžiu į visatą savo norą ir tada turi pradėti smulkiai įsivaizduoti ir kaip tu jautiesi išgyventi. Bet taip gali sakyti koks nors Tautvydas Barštys ar dar kažkas. Labas rytas visatą. Kadangi pardavė Kauno grūdus. Labas rytas visatą. Norėčiau sodybos Palūšėje. Brokeris skambina. Tautvi, yra viena vietelė. Yra viena vietelė. Klausyk toliau. Nu, žodžiu, ir tu visą tai... Gali turėti sodybą ant Kuršių marių. Tai manifestuoti reikia ir atsiras vieną dieną. Kita, tai visatą sutvarkys viską, kaip tu nesuprant. Bet aš dabar manifestuoju tai, kad man neatsitiktų vidurio amžiaus krizė šiuo metu, nes aš neturiu darbo. Ir neturiu pajamų. Podcast'e dirbi. Nu, bet dar kol kas nemokam. Podcast'e, kuris turi tik išlaidas. Bet, ta prasme, jūs galite įsivaizduoti, kaip atrodo bičo, kuris neturi pinigų vidurio amžiaus krizė. Siaubingai. Tai vien norai, jokios realybės. Tu paną susirasi jauną, nes nu ką tu jai gali pasiūlyti. Tipo, važiuojam į degalinę šitų, tipo, dešrainių pavalgyti. Žmona mašinas neduos tam reikalui. Mašinas neturi, į kavinę norėčiau su jauna mergina važiuoti į degalinę kebabų. Eik, gintai, eik. Jo, tai toks neliski. Ne, o dar būtų geriausias bairis, jeigu, pavyzdžiui, viduramžio krizai žmona duotų biškį pinigų. Kad eitum su panai į kiną, į bowlingą. Ja, ir tipo žmona duoda, sako, žiūrėk, Palangai neužteks, bet šventai turėtų pakakt, žinai. Geras, ir aš jau važiuoju, žinai. Tai aš prašau to, kad nusikeltų dabar su sąlyga, kad nelengviausi laikai, kad būtų galima normaliai, žinai. Aš tai tokia... kaip tik dar išpažintis. Sauliukas kažką turi. Ne, aš tai noriu pasakyti, kad aš dar jūsų neapibūdinau. Tai čia kažkur... grįžkim. Atsukti juostelę, reiškia. Tai Mindaugas Stasiulis, mes virš 6 metų, ne, kiekvieną rytą. Jo, kas ryt kapojam, blemba buvo ir šalta, ir karšta, ir sunku, ir lengva, bet o kaip jūs taip sugebėjote, o kaip atsikelta, ne? Nu, vat kažkaip, ne? Man atrodo, mes su taim turėjom bendrą dalyką tokį, kad nebuvo problemos atsikelt. Dabar, pavyzdžiui, man yra jau daug sudėtingiau. Jo, nes pripratom prie gero, žinai, būdavo, tipo pusė 6 žadintuvas, kada tu esi miegojęs ten 5-6 valandas ir tiesiog kažkaip... Tai ir viskas. Nesvarbu, ką veikiai prieš tai. Net jeigu prieš valandą nusileido lėktuvas iš Odesos. Ir tu buvai Berno. O, tai dar geresnis eteris. Dar geresnis eteris. Tai va, Mindaugas dažnai sakydavo, blemba, aš, sako, neturiu jokio hobio, žinai, gyvenime. Nu, kažkaip, tipo, neturiu hobio, neturiu ką užsiimti. Išskyrus žalgirį, tipo, nuvažiuoti žalgirį, čia ne hobis. Nu, tai kepta duona tai nėra hobis. Jo, ir tada, ir man atrodo, kad hobis yra šiaip žiauriai svarbu gyvenime, nes kai tu atradai laivybą, buriavimą savo gyvenime, tu iš karto kažkaip tu pasikeitei nuo tos vietos, nes man atrodo, kad tada tu nekiltų to klausimą, ar aš turiu hobį. Visiškai taip, dėl to, kad supratau, kad kažką galiu daryti. Iki būrių ir po būrių. Jo, žinai, tipo, kol tu nusipirki laivą ir su juo pradedi plaukti, reikia daug dalykų su savo galva padaryti. Ir kai tu jau sėdi, žinai, tyvuliuoja ant tų kuršmarių, ta tavo būrė iškelta biškis skersai, dar kažką, bet vis tiek tau yra nuostabus jausmas. Atsidaro kiti dalykai, žinok, tikrai galiu pritarti 100%. Jo, bet draugams Mindaugo tai nieko gero, žinai, neišėjo, nes, užknisa po to. Biškikas būtinai plauk, žinai. Nieko kito nebeveiks, tik plauk, žinai. Tada išplauki su juo, jis pradeda rėktam laivę ant visų, žinai. Eik, netrauk, dabar išmesk. Jo, čia senam old school. Toks, žinai, pirmą kartą, tipo, galvoju, su draugu praleisiu gerai laiką, žinai. Aprikė, apstaugė ten 6 kartus. Mano mokytojas buvo griežtesnis toks. Ai, tokia mokykla. Linkėjimai Virbickui. Virbickas, jo, puikiai pažįstamas žmogus. Užpipinta, ne, visą laiką. Tai va, žinai, tai va tokie dalykai. Tai apie varškę aš irgi norėjau sakyti, nes tikrai vizitinė kortelė yra grūdėta varškė. Seniai apie varškę. Ir hobis, kuris labai aiškus ir iš karto, jeigu paklaustų, žinai, žmogus ir buriavimas, tai, būtų nežinau. Dar vis iki šiol, taip. Dar vis iki šiol, ne, laukia. Pavasario. O Jėzau, laukia, kaip mažas vaikas laukiu sezoną, žinai, tipo, balandžio pabaigoje, kai nuleidžia laivus. Jums kažkaip galėtų modifikuotas jachtas, aš kai buvau nuvažiavęs žiemą, ten iškeltą visą žiūrėjau, žinai, ir aš galvoju, galėtų būti tokie kažkokie, žinai, plauščiukai žiemai, kad ledus lyst, žinai. Ai, paviršiai yra tokio ledrogės. Ledlaivai, žinai, tagi kylis, nusisuka, ar ne? Ta nusuka. Gerai, su gerais raktais su jumis nusuktumėm. Žinai, pripučiamų ir ką, ir varai. Viskas galėtų ilgiau tęstis, bet tai yra tokia tradicija, tipo,
spalio pradžioje iškeliam, balandžio pabaigoje nuleidžiam atgal į vandenį. Iškelimo, laivų iškelimas buvo žiauriai liūdna šventė, visi atvažiuoja, prasme, kažką padaro. Šalta jau lyja. O atidarimas, kai visi atvažiuoja, tvarko, valo, būna. Nu, kas ten vėliau būna, tai čia kitas klausimas, bet žiauriai nerealiai. Jo. Okay. Nu ir dar kelionės pridėčiau, aš vis tiek, man dažniausiai žmonės ar dalykai atsimena iš kelionių, pagal kelionės. Tai vat, kai mes turėjom Lvovą, nepalauk, ar Kijevą, Jo, Lvovą, taip. Nu, tai supranti. Visokiausių dalykų, žinai, yra. Buvę, pavyzdžiui, Mindaugas, reiškia, miegojo, jis normaliai mėgoti. Bet ant sofo, mes buvom 3 paras gyvenom bute ir aš visas 3 naktis pramiegojau ant fotelio. Ne ant sofos, ant fotelio. Pramėgo, lyg ir buvo kambarys. Mes pasimėm tokį butą, suprantate, prezidento rūmai, realiai. Ir ten fotelis buvo, kur tai įkrenti ir jame buvo. Aš pragyvenau fotelį 3 paras realiai. Ir tada aš grįžau, reiškia, iš Mako, jau ten buvo paryčiai ir atsinešiau sumuštinį ir galvojau, vyrus pavaišinsiu. Aha. Tai gavos taip, kad vos įleidau į tos namus, nes visi mėgojo. Galiausiai tu, man atrodo, ir atsibudai. Ir tada aš timu, kad tu įmėgotų, aš toje cheeseburgerį maitinau. Pamenu tokį. Bandžiau tą. Full service. Nu, bet čia jo. Jo, mes turim gerų istorijų iš tikrųjų tarpusavėje. Tai bet dabar nepabėkim nuo podcast'o, grįžtam prie kas valdot situaciją. Svarbu, kad mūsų laikų ir visko. Ir apie Gintą kelis sakiniai. Labai trumpai, jo, labai trumpai. Apie mane nėra ką pasakyti, žinai. Tai pirmiausia, Gintas, kadangi turi 3 vaikus, jis yra išvystęs nuostabę savybę negirdėti, kai jam ką nors sakai. Nes tavo dėmesį, kai tu susikaupęs, yra labai sunku atitraukti. Pavyzdžiui, tu telefonėse, o tu dedi ten playlistą, žinai, kompiuterį. Taip. Ir aš kažką pasakoju, aš suprantu, kad negirdi. Aš sakau, Gintai, tu negirdi. Gali būti kaip sūnus? Jo, aš kažkaip pasijutau kaip vaikas, kuris bando atkreipdėmėsi. Čia yra... Jo, gali būti. Taip, kai išsijungia. Simas ir Kipras ragina tave pervesti pinigų, kad galėtų girdėti. Pas mus dabar jau ramiau yra, nes visi turi savo reikalų. Bet tu įsivaizduok, anksčiau aš gyvenau, nu, tipo 5 namuose gyveni, jeigu viską girdėtum, išprotėtum. Kažko turi negirdėti, žinai. Tai va šitą savybę persikėlė ir selektyvinis girdėjimas. Taip, pasirinkė, ką nori. Taip. Aš tada galvoju, kokie raktiniai žodžiai, kurie Gintą iš karto taip pažydai. Tai va. Tai buvo, Rataikovskį kėlė. Keletas yra. Yra gali iš karto. Taip, Rataikovskį, jo, mūsų bus kada nors svečias, bet dar negreitai. Dabar turi visokių reikalų, sakė. Nu, ir Gintas dar jo, aišku, maslus, filosofiškas, gilus žmogus ir dažniausias jo veiksmas, kurį jis daro, tai taip, su barzda. Jo, bet čia, žinok, čia neturi... Tu galvojat, važiuori, kalbi su tai ir tu tai važinai. Čia yra nemąstymas, čia yra toks, žinai, kai tu turi barzdą, jinai tiesiog dažnai tavęs neklauso ir tu ją pasitaisai, žinai. Nu, toks tipo. Bet tu šiaip turi kur įsikibti, žinai, nu toks tipo. Juk ir laikais. Mes tokie, žinai, nu tau auga barzda normaliai. Taip, su karštu blynus skupas. Nu, šiaip ne vienam nieko gero. Gerai, klausykit, draugeliai, judam į priekį, mes turim pakalbėti apie tai, pakalbėjom, kaip sustikom, pakalbėjom, kas įvyko, turim pakalbėti apie tai, kaip kortos po to krito puikiausiai. Jo, dabar čia pusvalandį atmetus grįžus atgal. Darom podcastą. Taip. Išaušta kita diena. Saulius, kaip sakėm, normaliai, gal, kad mes čia kalbėjom tiesą. Mes kažką sugintų, kažką, nu tai kuriam. Ai, tu čiatas su aš atsiranda čiatas ir vakariau buvo parašoma vėlai. Aš galvoju, žinai, jūs ten, kaip sakant, užsivaišinę parašė. Taksė parašė, tipo, kad yra čiatas, žinai, toks bendras, bet ne tai, kad bendras, mes esam turėję bendrų čiatų, bet čia toks, kur tam dedikuotas. Su pavadinimu netgi. Ir aš ryte galvoju, blemba, čia kažkaip čia kažką reikės daryti. Ir tada, žinai, mes pradam taip kaip ir, tipo, tu kažką darai, bet ieškai bent kažkokios priežasties, kad gal nedarysim. Nu, aš nežinau, mes nepadarysim. Nu, ką tu padarysi? Ir tada sakom, nu, kaip čia vadinsis, kas čia ką. Nu ir kažkaip, nežinau, kaip mes prisikapštėm prie kažkaip savo fetišo iš esmės, aš galvočiau. Mūsų su Saulium visiškai fetišas buvo anksčiau. Country tematika ir kaubojai. Taip. Tau apskritai tinka skrybelė. Tai, žodžiu, esmė yra tokia, kad įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame Saulius vis dar nevartojo alkoholinių gėrimų, jis turėjo lapą, ant kurio rašė viską, žinai. Ir mes kažkaip ten greit susidėliom idėjas ir tada atsikeliam kitą rytą ir jau Mindaugas turi pristatymo dainos tekstą, yra pavadinimas ir mes sakom, šitą daiktą įdainuot gali tik tai maestro Virgis Takėnas. Jeigu country temą daryti, nes mes mūsų podcast'e tikrai nebus ten, kaip kaustyti žirgą, žinai, nu gal vieną kartą ir bus. Kaip iššukuoti gerai kumelę ar kažką padaryti, ne apie tai yra. Čia aš ekspertas. Jo. Tai yra simbolika, bet galvom, jeigu yra country, jeigu yra radio ranča, laisvė plus mikrofonai, kalbėjimas ir visa kita, laisvė mintims, tai, nu kas daugiau, jeigu ne Virgis, tu prasme.
Ir mes net negalėjom įsivaizduoti, koks atsitiknumas, likimas visą tą nulems. Vasarą, būnant Nidoje, mes ten su bičiuliu, Tomu, reiškia, šalia laivai. Sakau, mačiau, kad tu, žinai, prisitaginai, kad eisi į Virgio koncertą, jis ten vyko, žinai. Sakau, varo, tai nueina visi. Ir mes nuėjom ir Virgis lipo iš mašinos tuo metu į koncertavimą. Ten koncerte, žinai, 50-70 žmonių barelė, žinai, taip fainai, pušinė. Ir, žinai, aš pamatau Virgis mane atpažįsta, mes buvom tikrai laidoje ir šiaip kažkur, žinai, taip maloniai, žinai, užsibendravome. Pasišnekėt, neužmesgėt ryšį. Jis groja kažkokią repliką, numeta, žinai. Ir tada, mes, vėl tokia atsigaivinom gerą ryšį, žinai. Ir aš jam galvoju, žinai, parašysim. Prašau Virgiui. Virgis ten atrašė ilgą puikų laišką ir sakė, kad kadangi jūs, supratau, esate lablas, visai neblogas, o aš turiu dirbti su žmonėmis, kuriais pasitikiu, mes jam pasiūlym, kad jis taps garbės nariu, garbės daktaru Radio Rančos. Ir sako, gerai. Puikiai. Kada reikia? Nuostabu. Ir tada Virgis atsiunčia, nežinau, skečą. Ten, ta prasme, tą pačią dieną kažkaip. Jis sako, kiek turit laiko? Sakau, kažkada savaitę, 2. Sako, gerai pagalvosiu. Paskui atrašo, kad kažkaip užsivedžiau. Iškart turiu. Ir atsiunčia audio failą, kuris yra toks geras, kad man klausant šiaip šiurpai eina ir aš galvoju, blemba, čia yra tai. Ir jis pradžioj pasako tokius žodžius. Radio Ranča, pirmas. Jo. Supras, pirmas, take one, žinai. Ir prasideda mindės tekstas, ir gitara, ir lūpinė armonikėlė pabaigoje, ir wow, nuneša. Vienas iš vieno. Čia nėra ką sakyti, gal jūs galite pataisyti čia. Įsipranti, Virgis mums įrašo tipo treką, klipo muziką. Va tai, kas girdima klipe. Ta prasme, čia jau yra ženklas, taip, kad Virgis, žinai, ten už kažkokius pinigus dar kažką. Mes aišku, sakom, kad mūsų podcast'e apskritai dabar kiek jis besitęstų, apie Virgį tikrai pakalbėsim, apie jo koncertus, apie jo nerealią daromą knygą, jis ruošia multi turinio knygą, paskui papasakosime. Ir šiandien mums šį siurpriziuką dar turi Virgis, tai pamatysim. Tai Virgis, žodžiu, viską padarė ir man pasakė, sako, aš niekada, sako, yra keli metai, kai nesu dainavęs ne vienos dainos su kažkokiu svetimu tekstu. Ką tu čia man taip pripasakoji, ką iš šį pridarė, nesupratau, bet padariau. Tai čia yra visiškas ženklas, absoliutus ženklas. Paėjo kortą, žinai, kaip sako. Kitas ženklas yra, kadangi, žinai, jaunieji podcasteriai tikrai nesiruošia, neturi ir nesiruošia ten išleis krūvos pinigų, žinai, reikia filmuoti, kur lokacija, kas rūpinotės. Mes nusprendėm, kad tai turi būti Žirgyne, kur daugiau, ar ne? Kai tu sugalvoji tai daryti sausio mėnesį, tai pasirinkimo nelieka daug, nes laukia viskas tiesiog atrodo ne kažką, žinai. Tai reikia ieškoti kažkokios gražios vietos po gražių stogų. Ir čia, man atrodo, Saulius iškapstė, ar kažkas nesvarbu kas. Aš pasikreipiau į draugą, kuris joje surašė man sąrašą, tarp jų buvo Dubingių Žirgynas, kurį mes visi žinom, ar ne, irgi buvo mintyje, bet jie turi didelę erdvę viduje, žinai, ko mums reikia, nepaisant sniego. Ir viskas. Ir aš parašiau emailą ir mane suvedė su ponė Zita tokia. Zita, kuri dirba Dubingių Žirgyne. Kosmosas. Parašiau emailą, gavau telefoną ir aš paskambinau ir tiesiog paskambinau ir papasakau istoriją, kad mes norim čia nusifilmuoti klipą, žinai, savo, ne kokiam nors reklaminiai projektui, pelno nesiekianti organizacija, jaunųjų podcasterių būrelis, prašo to. Ir mūsų reikalavimai su kiekviena akimirka, bet mes sugalvom ir Saulius turi perduoti Zitą. Vis kyla. Ar galime pažiūrėti, ar galime lauke, ar galime laužą užsikurti teritorijoje. Man atrodo, viršūnė buvom pasiekę, kai norėjom dar ir tą kupranugarį traukti. Ir aš galvoju, jeigu Saulius parašys Zitai, kad reikia kupranugarį išvežti. O dėmes tokiais draugiškais pagrindais sutarė. Mes nužiūrėjom su Gintu, padarėm skautingą, pasižiūrėjom, pafotkinom, kur galėtų visas veiksmas vykti. Ten pamatėm tos kupranugarius, lamas, tada gal įtraukėm, bet gal neprašysim. Ir viskas, ir susitarėm. Ir ačiū labai Dubingių Žirgyną. Apie Dubingių Žirgyną, tai iš vis kosminė vieta. Niekaip nereikia per prievartą to, kaip sakant, anonsuoti, reklamuoti. Tai yra nuostabus dalykas dėl to, kad nuvykus kartais į Žirgyną, tave užsodina ant kokio nors eiklaus, žinai, juodberio, ant kokio nors arabų ristūno. Ir sako, šuting dabar ant greičio kažkur. O ten yra, mes klausėm, o kaip su žirgais, kaip su tais arkliukais, kurie ten yra, sako, visi ramus, jis yra pritaikyti žmonėms susipažinti su gyvūnu. Nebėga, nelekia, nenumetinėja, karietų įvairiausių,
pilna. Laisva, teritorija didžiulė, gamtos pažinimas neįtikėtinas. Ir tvenkiniai, ir miškai, ir pasivažinėjimai, ir žygiai, restoranėlis. Įsivaizduok, mes filmavom, nieko nebuvo, atrodo. Dar nėra žmonių, dar ankstyvas rytas. Ką iššovė mums sriubelės? Bet tas sriuba tai buvo bombiškai skani, ta prasme, visiškai kosmos. Ir beje, tam restorane sėdint, jeigu, pavyzdžiui, tu atvažiuoji su šeima, ar ne, ir tavo, nežinau, ten vaikas, pavyzdžiui, arba žmona išeina jodinėti, tu to nedarai, ne? Ir tu gali savo patogiai sėdėti kaviniai ir pro didžiulius langus tu matai visą maniežą. Matai, kas vyksta, ta prasme, tas maniežas labai gražus, jis toks yra, žinai, apima jausmas, neaišku, kur tu esi, tai faina, žinai, erdvė tokia nepamatuojama. Aš nežinau, aš net nebejoju, kad ir kiti treneriai taip pat, bet širdingai ačiū aš čia asmeniškai Dominikai. Jo, kuri padėjo nugalėti baimę tau. Taip, nes aš ir jodinėjimą. Tavras, aš tikrai netrodžiau kaubojiškai, žinai. Šipsokis, taigi čia reikia daryti. Pagrindinis kadras, didžiausia emocija, žinai, visi happy ir gintas įsitvėręs. Gerai, dabar žiūrėkime. Reikia suprasti vieną dalyką, kad aš neturiu nieko bendro su žirgais ir man jie kelia šiek tiek baimės, bet aš bijau aukščio. Ir man, pažiūrėjau, net būtent žirgo jau yra aukštai. Ir ne to, kad bijau išsigalvojant, bet aš bijau taip, kad sukasi galva, žinai, tau tiesiog pradeda... Baimė yra nepaaiškinamas dalykas, žinai, tai čia natūralu. Tai va, tai dėl to ir bijau. Gintai, pradėjo kažkaip atsipalaiduok, jauskis geriau. Bet po to aš pastačiau ir tą žirgą ant dviejų ir atsistojau jodam. Bet to neįdėjom, kadangi taip jau nebuvo laiko. Ir vienu metu net jo dešinioji ranka pradėjo veikti ir net pakėlė kepurę kažkaip skrybelę. Nevalingai. Ten montažas. Tai va. Tai ačiū Domingiui Žirgėnui. Ačiū labai. Ačiū Virgiui Stakėnui, mūsų ne tik kantri tėvui, bet ir mūsų podcast'o įkvėpėjui ir tėvui. Jo, turėsime daug reikalų. Virgio surprizas. Pažiūrėkim. Rytai nubudai, vėliau negu įpratęs. Praleidai pakeliai, miegodamas šią naktį. Antas gaila, įpražiūsauji tai. Antas gaila, įpražiūsauji tai. Jeigu matai ir žiūri Radio Rančą, aiškiai nepražiūsauji. Šaunuolis. Jo, kodėl aš čia ir kas aš čia? Čia W, Virgis iš Fjolio. Visų pirma, tuos 3 elnius, apie kuriuos dabar kalbame, aš tikrai pažįstu ir man jie labai kiekvienas yra svarbus kartu ir atskirai. Visų pirma, Saulius, mane pirmasis pasveikino su gimtadienį, dar daugiau visai Lietuvai pranešė apie tai per Delfį. Skaičius netoks jau mažas buvo, 70. Va, su Gintu susitikome prieš keletą metų vienoje tokioje didelėje loterijoje, tada jis dirbo didelėje radijos stotyje ir mes planavom kažką nuveikti. Va, dar nuveiksime ir ar aš laimėjau toje loterijoje? Aš nelaimėjau nieko, bet iš tikrųjų laimėjau labai daug draugystę, pažinti ir fainą kompaniją. Na ir pagaliau, kaip čia arbūzas ant torto, Mindaugas. Kaip čia pavadinti tą evoliuciją jausmų, kada iš nenoriu vadinti, kad pykčio ar nepykantos, bet iš ironijos, Saulėno ironijos, kada visa Lietuva juokėsi iš Šiaulių tarmės, manierų, tradicijų, populiarumų ir taip toliau. Aš kaip doras šiaulietis, kai visi piktinausi ir man tai buvo nepakankamai skanu, bet gyvenimas parodė, kas yra kas. Mes susitikome praėjus daug metų, susitikome vienoje žinomoje televizijos laidoje, kuris vedė ir ragavo tokius netikėtai stiprius patiekalus, kuriuos indėnai tikrina vyriškumą ir jis liko gyvas, kaip matote. Pagaliau esminis lūžis įvyko, kai ramiai atvažiavau praėjusią vasarą Nidoje Joniniams atgroti savo koncertą ir pamačiau, kad prie vieno staliuko sėdi jis su savo draugais, kompanija, su šeima.
Ir tada ten įvyko tas viskas ir nuo to laiko mes esam bičiuliai, dėl to, kai jis užsiminė, kad atsiras štai toks projektas Radio Ranča, aš niekaip nesustebau, nes man labai gerai žinomas šitas pavadinimas, tai yra mano albumas, 6 albumas, dar 2007 metais Radio Labas, nes Virgis 6,5 metų dirbo nacionaliniam radiją, turėjo Country vakarėlį, tokią laidą valandinę. Tai aš niekiek nebejoju, kad jiems šitas pasiseks, pavyks, duos Dievas, galbūt išvysit ir Virgį kažkada čia kampelyje, gal nebūtinai vieną kartą per pusę metų, gal dažniau, gal stipriai dažniau, ką gali žinoti, jei pagaliau čia jūsų balsas daug ką reikš. Taigi, Radio Ranča, menu, ten, kur ganos 3 elnių banda, ten kraštas jaukus, ten laimingas žmogus, Lietuvoj saulėta diena. Radio Ranča, menu, Radio Rančoj esu. Čia buvo W Virgis iš Vijolio. Tai gyvoja Radio Ranča. Tai pasikreipiam prieš pirmą laidą per mūsų. Beje, aš galvoju, kad labai svarbu yra paprašyti ir priminti mūsų klausytojams, kad Radio Ranča turi savo Instagramo profilį, turi savo Facebooko puslapį, turi Spotify'ų, turi YouTube kanalą, natūralu. Ir mes labai kviestumėm mus pafollowint, pavyzdžiui, Instagrame arba Facebooko puslapyje, dėl to, kad mes turim tokią mintį ir norą įtraukti savo klausytojus į podcastą. Ir dėl to jau pirmoje laidoje padarėm tą Q&A, kaip sako jaunimas, ar ne? Ką tai reiškia? Šiandien ryte mes uždavėm langelį Instagrame, kuriame visą dieną žmonės galėjo palikti kažkokius klausimus, kas jiems yra įdomu ir kas jiems... Panelė žurnale klausk, Laivos drąsiai, reiškia. Taip, tai čia klausk mūsų drąsiai. Yra keli klausimai, kuriuos dabar galim atsakyti, nes žmonės apie tai domaujasi, ne? Gerai, tai pradėkim nuo pirmo klausimo. Gintas yra Radio Rančo soc tinklų, reiškia, toks prievaizdas, kuris, kaip matom, tingiu įsidėti bet kokią istoriją, dar kažką, dar klausk, tai gerai. Šiaip beje, Mindė yra prieš kelis metus pasiekimas, įvyko didysis lūžis tavo asmenybėje, tu pradėjai kelt stories. Bet čia yra labai retas atvejis. Netyčia, Insta paskelbė ten per visus galus, man atrodo, Vatikane popiežius net per Urbį Torbį pasakė, kad atidėjau pirmą. Aš šiaip, žinai, kas atiko? Pontifikus storijus, Mindaugus Stasiulius. Maximus Magnus. Ir sako, Instagramas ant tiek užsihypino, žinai, ir aš įdėjau netyčia, aš norėjau kažką kitą ten padaryti. Nu, žodžiu. Ir to pramušė. Ir tada man to nereikėjo. Gerai, kad tau nesigavo taip, kaip gavosi vienam tokiam dideliam vyrui. Sunkiai, po strong man, no problem. Kur istorija irgi netyčia kažką įsidėjo. Kur irgi, ne kaip aš iš tavo gimtainio ten to. Nu, būna. Gerai, pirmas klausimas. Klausė Doviduliuks. O, prasideda. Doviduliuks 12. Aš tikiuosi, kad tai ir nėra amžius. Gerai, žiūrėkit. Klausimas rimtas šiaip yra. Kaip reagavo žmonos sužinojusios, kad turėsite savo podcastą? Sauliau. Mano reagavo gerai, šiaip apsidžiaugė, sako, geras, puikiai. Bet o tu vis tiek matei iš veido, ar buvo natūralus apsidžiaugimas, ar tas, kur reikia, kur reikia apsidžiaugti, žinai? Kur tipo, toksai, jis čia daro pirmas. Nežinau, man atrodo, kad natūralus. Apsidžiaugė, leido, sužinojus kompaniją, kokia bus, irgi nepakeitė minties. Sužinojo, nes iš karto atrodo, geras, čia su šitais bičiais pais. Man atrodo, būtų daug sunkiau, jeigu mes nepažinotume vienas kito ir čia dabar susėstume. Be šansų, mes nebūtumėm darę. Lipdyti neišeitų. Aš tai galėčiau sakyti, kad ta istorija, kur pasakom, kad susitikom, bičiuliai, žinai, norim daryti, pasilgo mikrofono bendro ir visą kitą, tai žinokit iš pavydo Mildai. Nesgi prieš porą mėnesių Milda, žinai, Mildelė yra nereali, susisiekė ten su Justelio Jankevičiu, žinai, Greta, su Diora ir jį padėjo ten kažką organizuoti, jos tipo, darom, aš galvoju, žinai, tikrai nepadarysiu. Aš toks, kur, žinai, jeigu galima nepadaryti, aš geriau nedarysiu. Jeigu matau, kad kiti galbūt kažko nepadarys, tai galvoju, tikrai nepadarys. Eik tu. Be šansų. Dabar podcastą. Kada, iš ko? Žiūri, kad jau trečia serija eina. Jos susiskambina, tada žiūri jau
30-40 tūkstančių peržiūrų, jau Sofos lyga sukasi ir dabar jos, žinai, taip, be sustojimo varo, tai viskas yra nuostabu. Tai, ir, žinok, ir tas irgi buvo toks spyris, nes taip aš kažką, gal reikėtų. Mes su Saulium kažkada, prieš porą metų, laivelį, kai praleidom ilgą savaitgalį. Beje, plaukėm iš Nidos į Klaipėdą. Nuplaukėm kažką ten prisičiūdinom, tai reiškia, ir jau Saulis turėjo įrangą kažką pafilmuoti. Spėka, ar ta įranga buvo ištraukta. Tipo, aš ištraukiau parodyt, ką turiu, žinot, kaip dėdė nusiperka, žinai, binoklį, tipo, garsas, kameras, dar čia va. Baigta. Tai va, buvo kažkoks užuomas grūdas, kad kažką reikia daryti, bet, tai jo. Vienintelis dalykas, ko mums reikėjo, tai, žinai, kiekvieną rytą jo gintą ir įbumetiną, žinai. Man irgi leido turinio kažkokio. Nieko per daug nesakė ir aš tai priėmiau kaip leidimą ir per daug nesiaiškinau. Gerai, žodžiu, sutikimus antrų pusių turim, jeigu ką, aš tik tai noriu pasakyti, kad mes turėjom jot šitam įvaizdiniam klipe iki pusės apsinuoginę, bet šito jos neleido padaryti. Dėl manęs nedarėm šito. Gerai, einam prie kito klausimo. Niekas nesupratė, kodėl viena moteris yra podcast'e. O kodėl sakytų čia Apolonijos Zirskė, ne, tai po jūsų klipą? Apolonijos. Gerai. Eikim toliau. Pasilga šitą žvengo. Eikim toliau. Gerai, žiūrėkit. Tai ką? Klausimas. Klausia panelė. Ko galima tikėtis iš šio podcast'o? Aš atsakysiu rimtai, jūs nerimtai. Patys nežinom dar. Aš, pavyzdžiui, per savo gyvenimo patirtį supratau, kad pats blogiausias dalykas, ką žmogus gali daryti gyvenime, yra kažko tikėtis. Nes kai tu kažko tikiesi... Taigi tu sakai, tikiesi ryte namo ant kuršių marių krantų manifestuoja. Čia svaigimas. Aš netikiu tikrai, bet, tipo, off-drug, žinai, tipo, aš su visata flirtuoju. Off-drug, žinai. Bet šiaip reikia nieko nesitikėti ir tada bus viskas gerai. Tai aš paneliai taip ir atsakyčiau, kad kuo mažiau tikėsitės, tuo bus geriau. Aš tikiuosi kažkokio totalaus natūralumo, nežinau kaip čia šiandien mums sekas, bet tikrai nieko, gal nebus taip. Jo, nieko nedarom. Šilimo toksai, žinai, dar apsiuostymą. Nedarom per prievartą, tokia vyriška terapija, susėdam, pasišnekam ir taip faina būna, neinam į darbą, žinai, atvipusiai žandikulis, nenorim, bet yra labai faina. Ir aš galvoju, kad, žinai, vis tiek ir noris ir asmeninių dalykų kažkokių fainų papasakoti, kur kitose eteriuose, tokiuose, žinai, dideliuose eteriuose, negi apie save kažką šnekėsi. Tai, žinai, ko ne? Pasidalinti su Hebra, taigi smagu. Man smagu klausytis kitų, tegu klausos apie mus kažką irgi. No. Tai va čia yra atsakymas pavadinime, Radio Rančo. Tai tas radijas ir yra istorijų dalinimasis, nes mes tų istorijų ten per savaitgalį turėdavom tikrai daug daugiau negu leisdavo eteris mums, ne? Čia gabalų dainų nereikia grodžinai. Tu gali pasidalinti savo patirtimi ir šiaip pasišnekėti. Ir man atrodo geriausias dalykas, kad mūsų podcastas galimai, turbūt toks ir bus, nebus per dažnas. Radio Ranča. Irmos klausimas yra neprastas, aš galvoju. Mes turim kažkaip skubėti. Gerai, labai greitai. Aš nežinau, gal vienas iš paskutinių, jeigu dar kažką atrasiu. Žodžiu, bet aš manau, kad geras klausimas, neduok dieve, bus pranašingas. Irma sako, ar darydami šitą podcastą nebijot rimtai susipykti? Nu, žinai, bus visko. Tai va. Kontrakto nepasirašėm. Mes nesam pasirašę dalykų. Jo, tai va dėl to aš... Sutarties kaip ir nėra. Aš turiu sutartėlę. Tu turi sutartėlę. Ir po to greit pasirašysim. Daug neskaitykit ten, standartiškai, žinai. Aš turiu mūsų ranka rašytą paktą, kad susitarimą įvykį, ten yra Radio Ranča užfiksuota, kad toks dalykas įvyko. Ten signatarų buvo parašai, tai pasirodo, gali negaliot. Jo gali turėti viršenybę prieš mūsų pasirašytą. Blemba. Tai va, tai nesam susitarę. Aš nežinau, žinok, jeigu ką, aš uždėsiu vietoj jūsų parašiukus ir viską, žinai. Aš turiu sutartį, viskas gerai, jūs neskaitysit. Kol kas man Gintas sakė, kad jeigu turit prisijungimą prie Gmail pašto, jeigu turit, neturite, tai tas pats. Negalioja, ne? Jeigu turite prisijungimą prie Instos ir viso kito, tai tu esi kaip ir akcininkas. Taip, bet man atrodo, kad akcininkų įstatymas kažkaip numato įstatai kažkokius kitokius dalykus. Supranti, kaip yra, bet jisai yra kūrėjas, tai jis turi tą viršenybę. Jis yra pirmas sukūręs, jisai gali mus išpridolinti, jis mus prijungia. O mes tai galim. Bet jis įkūrėjas, jis pirmas įkūrė. Jis gali mus
Aš manau, kad jūs galite mane iš tam tikrų dalykų, bet iš vieno turbūt ne. Nes vis tiek per mane ten turėtų praeiti. Taip, tu turi, man atrodo, Insta'ai konfirminti. Tai žodžiu, tikimės, kad kol išeis antras epizodas susitvarkysim teisinius reikalus. Mums reikia. Ne, aš pasimokęs. Turi patirties. Ta prasme, kai tu lieki be namų yra viena, bet kai tu lieki be visos rančos, čia yra šakės, ta prasme. Čia kažką reikia daryti. Gerai, pažiūrėtų, mums beje reikia visko. Čia yra notarų biuras netoli. Jo, mums reikia ir rėmėjų, be abejo. Mes jų dar kol kas neieškojom, nes turim pradžiai bent susirinkti, įsirašyti, tai reikia rėmėjų. Bet jau mums reikia ir teisininkų paslaugų teisininkų. Taip. Šiaip gero teisininko, kuris nebūtų ginto draugas. Jo, nes aš toks vėl, žinai, būsiu. Jis pats valdo puslapį, parašys neva teisininkas, o jis pats bus parašęs per savo accountą. Mindai, jeigu ką aš bent domeną, turiu, tai galėsim kažką nuveikti su to. O šiaip, atsakant vėl nerimtai jokais, tai čia turbūt serialo kokią nors meksikietišką analogiją galim taikyti, kol moters nėra, tarp vyrų, tipo, kur ateina ir sukiršina, žinai. Nepaisant mano krūtinės. Gerai. Jo, buvo tokių klausimų, ar neplanuojat plėstis ten, tipo, kažkas moters, kažko dar, žinai. Tai mes absoliučiai jokio plano neturim. Bet nereiškia, kad nežinom, ką darysime. Tikrai žinome, kad kiekvieną... Man taip pasakyti. Kiekvieną kartą mes norėsim jums papasakoti netgi galbūt paruoštą istoriją. Arba pasikės svečią su gera istorija. Ne kažkokia super žvaigždė, superstarą, bet tiesiog gerą istoriją, jeigu yra galimybė. Kažką, žinai, kad pasiklausai ir parsinešti. Geras, girdėjau. Girdėjai iš tie pasako iš rančio. Jo, galbūt yra wikipedinis dalykas, gal tai skaityta knygų ar matyta filme, bet truputėlį prasiplės, man atrodo, kad žiūrėjau failą. Reikia kalbėti konkrečiai. Šiandien mes istoriją vieną kitą irgi turėsim, bet kaip sakoma, tokiose vietose, kur yra pats įdomiausias dalykas, šitoj vietoj turi nuskambėti reklama. Nori tuliką? Reklama ir iš tikrųjų nori tuliką. Dėl to mūsų podcastas, kadangi kol kas neturi rėmėjų, mes kol kas pareklamuosim dalykus, kurie yra visiems, kaip pasakyti, kad tai nėra prekės ženklas. Tai nėra prekės ženklas. Tai nėra prekės ženklas. Kodėl tu tai pasakoji, jeigu mes apie tai nesam susitarę šnekėti? Žiūrėkit, jis jau vadovauja. Padarom visiškai tokią improvizaciją. Jūs dabar būsit du podcasto vedėjai, kurie, įsivaizduok, yra rimtas užsakovas. Okay. Mums būdavo įprasta, lapą turėdavom. Kuris yra, aš iš karto jums truputėlį, žinai, kaip mums pasakydavo reklamos pardavėjos kliento taškus, ne? Tai aš jums sakau dabar, įsivaizduokim, klientas nori šiuo metų laiku pritraukti daugiau lankytojų, nes šiuo metu lankytojų nėra daug. Reikia padaryti taip, kad bent savaitgaliais toj vietoj tikrai būtų labai daug žmonių. Okay. Ir, žodžiu, tiesiog padidinti lankomumą, nes objektas yra žinomas, bet jisai šaltuoju metų laiku nėra labai patrauklus. Dėl to daugmaž minutę laiko jūs turit pareklamuoti taip, kad mūsų podcasto žiūrovai jau šį savaitgalį norėtų aplankyti Palangos tiltą. Palangos tilto reklama. Palangos tilto reklama. Objektas šalta dabar, žinai, ten drėgna, nieks nevažiuoja, nieks neina. Objektas, kuriam nereikia reklamos, staiga... Bet jie vis dėlto reikia. Staiga reklamuoja. Jūs įsivaizduoju, Palangos savivaldybė, užperka reklamą, radio rančai, Palangos tilto... Negali žinot, gal taip ir būtų, žinai. Gerbėmėjai, gavome neįtikėtiną žinią, Palangos savivaldybė su Lietuvos meteorologijos tarnyba praneša svarbią žinią. Šį savaitgalį Palangoje numatomas iki tarp 40-60 metrų vėjas, didžiulės bangos, tsunamis Alejandra atkeliauja iš šiaurės vakarų pusės. Ir Palangos meras Šarūnas
Vaitkus. Kviečia paskutinį kartą pamatyti Palangos tiltą, nes greičiausiai, kad toks statinys tiesiog paprasčiausiai neatlaikys. Taigi šių metų balandžio 65 dieną yra organizuojama paskutinis tilto pažiūrėjimas 2023. Toks yra renginys ir kviečiame iš tikrųjų visus. Atgalinė data netgi yra kviečiami žmonės. Toks Palangos meras sugalvojo tokiam įdomų dalyką, kad galima, kad užlipus ant tilto galima atgal grįžti laiku į 23 metus, kas iš pradžio atrodo, būtent ant tilto yra viena, bet grįžti į praėjusius metus, galbūt prisiminti kažkokias, reiškia, praėjusius dalykus, galbūt kažką pakeisti savo gyvenime. Tai yra unikalu. Dėl to bus grįžtama laiku atgal ir tai yra toks kaip leitmotyvas ir forma, dėl to bus sugrąžinamas raudonas medinis laivelis įsmeigtas į smėlį, kaip mūsų vaikystėje. Taip pat bus bežionėlė ir papūga ara, berods tokios rūšės, reiškia. O žaltys, ne žaltys, smauglys bus? Smauglys ką bus ir atsparų šalčiui gyvūnai. Taigi, pamatykite paskutinį kartą tiek Palangos tiltą, tiek peizažo nuo jo. Pamojokite paskutinį kartą nuo Palangos tilto galo į Šventąją arba į Girulius ir pamatykite paskutinį kartą papūgėlę, kuris skris ne į pietus, o skris į šiaurę, nes vyrauja šiaurės vėjas, o papūgėlė skris ten, kur pūs uraganinis Alejandra vėjas. Labai gerai. Ir iš tikrųjų, kiekvieną iš jūsų norime pakviesti, prieiti liepto galą. Tikrąją to žodžio prasme, jeigu suprantate, kad tas tiltas, iš tikrųjų, jis nejungia jokių krantų, tai labiau liaudė žinomas kaip lieptas. Tai Palangos lieptą tikrai galėsite pamatyti paskutinį kartą, kuris tokios formos paskutinį kartą ir bus matomas. L formos lieptas paskutinį kartą ir kaip yra sakoma lietuvių liaudyje, kaip liepsi, taip ir kaip liepsi ant liepto, taip ir atsilieps. Jeigu savo gyvenime jaučiatės per daug komfortabiliai, jums trūksta iššūkių, prieikite liepto galą. Projektą remia ir finansuoja Palangos savivaldybė. Bravo! Labai gerai. Geras užbaigimas. Aš tik tai, aš išsigandau vienu metu, tipo, kai tu pradėjai kalbėti apie tą Alejandrą, kad yra kviečiama, tipo... Oi, ne. Užsibaig. Ne. Yra prieš uraganą. Jo. Uraganas paskutinis pažiūrėjai. Aš po to supratau, nes aš galvoju, ta prasme, negi Palangos savivaldybė kviečia masiškai ant šoko nuo tilto. ant tilto. Negali žinoti. Projekto šuolis čia būtų, ne? Tada. Dabar galėtumėm pareklamuoti dar vieną dalyką, tai Sauliaus kelionė. Podcastas dėl tavęs nekiek nevėluoja. Taip, ačiū. Bet tu iš savo salos grįžai kiek para vėliau? Jo, para vėliau. Tai pareklamuok tą Lancerotę. Su vėjais, irgi ten didžiuliai vėjai. Jo, čia gera istorija. Paskutinis pažiūrėjimas. Jo. Žodžiu, mes įsėdom į lėktuvą, kuris vėlavo pusvalandžių išskristi, pagal grafiką, nes matyt yra taip, kad jis atskrido, išleido keleivius iš Frankfurto ir iš Lanzerotės skrenda toliau į Frankfurtą. Čia viena iš Kanarų salų, pabrėžkime. Teisingai. Mažai kas važiuoja, mažai kas skrenda į Tenerifę, visi skrenda. Tenerifę žino, Lanzerotės nežino. Tai va, vėjų nublokšta sala. Faina sala, graži, bet vėjas, 2 savaitės vėjas. Tau viskas būtų ok, kaip aš tau rašiau čiate. Bet, žiauri, kiekvieną dieną non-stop vėjas pučia. Fuck, realiai visus dalykus, ką nori pailsėti, pagulėti, pačilinti. Nėra kur? Realiai jo, reikia turbūt vaikščioti muziejai, žinai, pasižiūrėti kažką. Lancerotė muziejų, tai žinai. Pilna, jo, pilna. Taip, to bičio menininko, kuris Cezaris Martinikė, man atrodo, pavardė, kuris sukūrė daug visokių ten objektų yra prikūręs. Gamtos, tipo, tokie. Gamtos, lavos visokiose skylėse, iš lavos tuneliai likė, žinai, kai lava kažkada tekėjo ir ten jis padaro interjerą. Kur matėtų basikai buvo, kur rodė. Žinai, iškloti. Čia yra jo toks architektūriniai projektai, žinai. Tai tikrai tokių vietų yra nemažai, žinai. Bet ten, pažiūrėjau, tarkim, paplūdimys, jeigu tu nori pasideginti, tai ten, šansų nedaug. Vėjas pučia, gulite žmonės, žinai, pasidarė tokie ugniniai, akmeniniai, žinai, senelis tokios formos. Už jų užlindę kažkokių yra truputėlį užuovėjos, žinai, pasidarė, kažkas už krūmą, kopų yra tokių nedidelių mini. Biški kenčia, nes jeigu tu 3 savaitę dėl atostogų, tai ką darysi, tu turi būti laimingas. Greičiausiai ten nedegintis važiuoja. Nelabai. Smėliukas ten ar tas lavos jo juodas tas smėlis, yra smėlio normalaus to geltono, bet pliažas realiai yra vienas, kur laikomas, kad vėjo ten nėra. Papagajo toks pliažiukas, sakoma, čia nėra vėjo. Nėra ten vėjo, bet ten yra tiek žmonių. Visi varo, žinok, mes iš viršaus pažiūrėjom. Viso gero, ne? Iš viršaus labai gražiai matos, kaip iš drono, tu žiūri. Vienintelė vieta, kur stoja vėjas. Taip, kur nėra vėjo, toj vietoj nėra vėjo tam pliaže.
Ir visi ten važiuoja, nu ten masiškai tiesiog. Ir tu žiūri, kad, nu kur tu ten turi kažkaip prasibrauti. O šalia nuo tokios salos matos kitas pliažas, kuris yra pustuštis. Tai aišku, mes nuėjome į, nes galvom, ko ten visi mes einam čia. Supratot, kodėl? Nu, gal 15 minučių pasėdėjom ir... Čia, kai nueini, kur yra tuščia vieta, dabar ekskursas į gilę praeitį, Gintas ten kažkaip biškai tokių ekstremalių pramogų bijo. Tai kai buvome pirmą kartą Jūrmalos vandens parke, prieš daugybę metų atvarėm ir visur, žinai, yra paimti tie pašikniukai. Arba eilės didelės. Arba didžiulės eilės prie kiekvieno atrakciono. Ir mes lipam į viršų ir supranti, ir ten nieko nėra, jokios eilės. Parašyta kažkas danger ar kažkas, žinai, ir 2 triubos tas. Bičias, kuris labai bijo, aš kuris irgi ganėtinai bijau ir mes nusileidžiam. Ir po to nekilo klausimų, kodėl ten nebuvo žmonių. Gintelis 3 valandas po to vaikų baseidė plaukė. Aš pirmas parlėkiau, aš galvoju, aš užsimušiu, ten vos nenužudė mane. Taip, bet ta prasme. O kas ten buvo? Tiesus tu įlipi į tą kliubą, ta prasme. Ir iš karto išeinamoja, ta prasme, ir tu per ją, ta prasme. O tada pradedant. O Dieve, draskyti. Ir aš mačiau, kai Gintas išlindo iš tos triubos, dar tai jie ilgai plaukai išlindo kaip šetoną apsėstas. Ir jis negali nieko pasakyti. Ir po pusvalandžio tos tokios šoko veidė, jis nuėjo tą baseiną, kur tokio cirkuliacinis toks aplinkui ir jis visą laiką taip praplaukėjo. Tai va čia tas pavyzdys, susirandi tuščią vietą ir nori, kad būtų ramu, žinai. Čia gera istorija, mačiau dabar per teleką žiūrėjau filmą ir filmą remia laisvinamieji milteliai kažkokie. Čia būtų geras skečas tiem milteliam pareklamuoti, kaip viskas. Tai lengvai ir Gintas iššauna. Lengvai iš karto. Aš tikrai šoviau lengvai, žinau. Toks kurmis buvo, tam tikrą atrakcionų parko kurmis. Aš prisimenu labai gerai, kai leidžiu, galvoju, aš negaliu, reikia kažką daryti. Gal pradėti laikytis jo geriausiai. Bet ačiū Dievui, aš kažkaip užteko proto. Atjungė, gal tu netekai sąmonės, ne? Ne atjungė, bet kaip, aš manau, kad... Bet žiaurus daiktas. Aš, pavyzdžiui, nesu tokių dalykų didelis mėgėjas, tai man siaubingai. Po to kar dar labiau, ar ne? Ne. Nu, tai va, sala faina, graži, įspūdinga ta gamta, lavos, prirausta ten visokių, sakau, urvų, po žemę gali tais kalnais pasivaikščiat, įspūdinga faina, bet vėjas. Aš nežinau, aš nespėjau dar paguglinti, ar yra mėnesio, ar kažkoks laiko tarpas, kai nėra vėjo. Ten turbūt nebus, žinau. Tai yra tiesiog, šiaurės rytų vėjas, nuolat jisai pučia. Ar jis toks šaltokas, ne? Jis, kažkiek... Šiaurės rytai? Toks. Čia Lietuvoje būtų šaltesnis, jis kažkiek sušildo tas Atlantas, bet kadangi sala yra pirma, kuri gauna tą vėją, po to Rafuel, kuri gauna lengvesnį jo ir kažkaip ir Tenerife mažiausiai, dėl to visi ten ir varo. Taip. Tenerife yra mažiausiai vėjo ir dar yra Gran Canaria, kuri vidury turi kalnais irgi užstoja, dėl to pietuose reikia gyventi. Tai čia tam vėjui reikia nusiteikti. Nežinau, su vaikais būnant, priryja. Tipo, mamit, kur mūsų antras vaikas? Džiūris pustytas, žinai. Tai va dėl to. Nupūstas. Mes valgėm kumpį kažkokią atsidarę, žinai, prie ugnikalnio ir... Ta hamoną, kur vėjas atplėšinėjo, ne? Vėjas atplėšinėjo po antros juostelės, tai jau girgžda tau, žvirgždas burnoje. Žvirgždas burnoje. Viena mergina taip sakė. Jo, yra buvę. Žvirgždas burnoje. Kaip pats pajautai. Tęskime laidą. Čia toj pirtyje, ne per gimtadienį. Kaip sakydom, kaip prie Karkos. Tai kalėjimas. Kaip prie Karkos, žinai. Šitie geri yra, bet mes norėjom tą ekskursinę rubriką čia išvystyti. Ir tada atėjo laikas kristi po 2 savaičių. Pradėjau ne nuo to. Žinau, kad negalim, sako vairuotojas. Įsėdom į lėktuvą. Aišku, dieną prieš tai perskaitėme žinias iš Lietuvos, kad Lufthansa jinai velniop streikuoja eilinį kartą ir tai yra jau praktiškai net ne kas 2 savaitės, kas savaitę, bent vieną dieną jie iš... Šiandien atvarydamas beje paskaičiau, kad šiandien neįvyko ir ten 120 žmonių, 100 tūkstančių žmonių neišskrido. Aš tai su Lufthansa atskridau čia. A ne? O podcastą. Bet beje ir jie gali pirkti pas mus reklamą. Tikrai, gal tada blausim reputaciją. Maža ką jo, galėsim pasakyti, kad viskas gerai. Tai 4-5 streikas, 6 mes skrendam. Išskrisim ar ne, viskas gerai. Gal išskrisim. Tai gavom patvirtinimą, bookingą pasidarėm, išskrisim. Ramu, atsėdom į lėktuvą, lėktuvas dar nepakilęs, kapitonas sako, labas vakaras. O rytas. Restoranas vakaras. Turim naujienų. Gerbimieji. Žinai, kaip tie pilotai kalba, yra memai, ne tik to. Ladies and gentlemen, short flight. Bet šiaip įdomu, kodėl jie taip kalba. Frankfurt? Kad nuramintų žmonės. Ir ta anglų kalba tokia neįmanoma, aš pasiimu, žinok, nejuokauju telefoną, įjungiau šitą rekordą ir ką jis sako, jūs dar nepakilę ir jau yra nuojauta prasta.
Jo, jisai sako, kad dėl oro sąlygų, tai suprask dėl vėjo ir dėl terrain, tai, tipo, žemės paviršiaus čia, ar aš... Dėl žemė yra pavojus, žemės paviršius. Žemės paviršius. Galit plotis į žemės paviršių. Aš galvoju, paviršium plauk bandys šitą situaciją, ar normaliai įsigilins į reikalą. Okay. Ir sako, kad dėl vėjo mes esam nepajėgus nuskristi iki Frankfurto, kadangi lėktuvas yra prikrautas. Tu, lavos akmenų. Lavos, matyt, akmenų ir jūsų turistai. Overloaded ar kažkaip ten. Žvirgždas sėdi visas. Žvirgždas gale. All inclusive. Aš sėdžiu gale su Gabrieliu. Prieš sustojęs jau. Priekis pakilęs jam. Aš, žinai, priedės normaliai, žinai, po 2 savaičių. Bet šiaip klausykit, aš tokį trumpą nukrypimą, pavyzdžiui, aš žiauriai bijau skristi, tiesiog paniškai. Jo, jis dar ir aš niekada nesėdžiu gale, nes man 2 siaubingi momentai yra sėdint gale. Kodėl? Didžiausia statistika, kad išgyvensi. Jo, bet gale. Pirmas dalykas, man visada atrodo, kad kai kyla lėktuvas, kad tie jau yra beveik nuskridę, o mes dar nepaimti. Kai kyla. Taip, bet kokia, kai kyla ir kai tu grįžti, taigi tie, kurie priekyje pirmiau grįžta į Lietuvą, į Vilnių. Nes priekyje. O, wow. Bet jie kitas dalykas. Jau. Bet žemė paliečia. Jo, bet žemė paliečia, galiniai. Galiniai pirmą. Nors čia mano įsivaizdavimas, jūs pataisykit mane, bet kai tu sėdi gale, bet koks krestelėjimas jaučiasi daug stipriau, nei tu sėdi ne pačiam priekį, bet čiut nuo priekio. Aš kalbu apie turbulenciją. Nuodega labai purto. Tikrai. Aš nežinau, aš nesu patyręs didelės turbulencijos. Žiūrint, ar esi pasiėmęs į lėktuvą Trojos arklį? Trojos arklys gal galim išduoti savo mėlėjom sekėjams? Čia šiaip būtų kaip ir Substack ar dar kažkino reikalai, contribute, žinai, tipo, kur reikėtų už pinigus tai išduoti. Tai šitą padarysim vėliau. Pirmą nemokamai. Pirmą nemokamai. Pirmą nemokamai. Gerai, pirmą duodam nemokamai. Tai ruostė 2 kolos buteliukai. Taip. Ir juos tada nusipilė arba nugeri. Ir viskas. Ir po to jau pagal skonį. Pagal skonį. Pagal skonį pasidarai santykį. Gerai, dabar jau amen man. Dabar jau neleista visi lėktuvoje. Pavadėm Trojos arklių, žinai. Tai va, tai šitą mes neturėjom, galbūt ramiau. Ir tada atsitiko taip, kad jisai, žodžiu, sako, kad mes turėsime nusileisti Herese. O tu Heres. Heres, žinai. Heres, tas Heresas. Ispanija, Pietus Andalūzija, aš su mašina pravažiavau, bet suprantate, jis jau lėktuvu pareina. O mes googlinam Xeres, kaip įvesti? Jeres, gal ispaniškai turbūt, Jeres. Ir Jeres išmeta jo kažkur tai Ispanijos. Gerai, kad ne Juarez, kur Meksikui, kur galvas nupjauna. Juarez, panašiai. Viskas, sako, ten turėsim nusileisti degalų, žinai. Ir viskas. Ir sako, kad ten užtruksime pusvalandį ir vėluosim. O mūsų jungiamasis skrydis yra Frankfurte ir persėdimas yra tik 50 minučių. Ir mes suprantam, kad viskas tai yra ragas. Jo, kad vėluojam, tikrai maksimaliai, nes užvėlavo išskris, gal dar yra pasivys, bet šiuo atveju nusileis. Ir taip, jis nusileidžia realiai po 1,5 valandos skrydžio. Užsipila per pusvalandį kūro, privažiuoja mašina, ten, žinai, prie langų, viskas tvarkoja, niekam išlipti leidžia tulikus vaikščioti. Aš dar galvoju, kad išlaipins šiaip. Nes, dar gal būna, kad išlaipina. Labai retai, neleidžia. Jis užsipylė, pakilo ir mes buvome, kažkur valandą gal vėliau. Valandą po. Prasilenkėt su savo lėktuvu, prasilenkėt orę. Realiai vos. Litauen. Aš žiūrėjau Frankfurto oro uostą ir jis jau išskrido, tai aišku, jis išskrido, tada paklausėm stewardų, gal čia kažkaip, sako, toj pasakys, žinai, dar tikslę informaciją. Ir įvardins tuos miestus, kurie dar gali spėti jungiamosius skrydžius. Aišku, ten jis vokiškai, ten visi Dortmund, žinai, Hanova ir visus išvardino. Aišku, Vilniaus nėra, ir viskas. Ir Likom Frankfurte, tada ėjom jo į tą deską, čekino deską, visiškai lauką, kur išeini. Prisiduodi, ten jau sako, jo vardina tos miestus, kurie šaukti. Žinai. Duoda po dešrą, kopūstų. Duoda kuponą, duoda viešbutį. Nakvyniai pasako, taikite lauką, gausite autobusą, ten jūs nuveš į konkretų viešbutį ir dar tam viešbutį už 19 eurų galėsit pavalgyti. Tai skamba kaip geras planas šiaip. Planas puikus. O kaip
pasiteisino, nes neskubėjo dar namo. Ar būtum geriau norėjęs namo parvaryti? Gal buvom išvargę, norėjęs namo. Bet šiaip buvo fainas ir sklandus nuotykis. Kadangi jie davė tokį autobusą, žinai, ten pilna prisigrūdo tų turistų, visus nuvežė į tą patį viešbutį, žinai. Tada, čia buvo vėlai, čia buvo po 10 vakaro. Šiaip vokiečiai, žinai, Ornung, jie pasiruošė. Ten mūsų pasitiko pilnas deskas tų žmonių, gal 5, jie visus čekinino greitai. Žinai, kaip gali atvaryti, pažiūrėjau, viena mergina ar vaikinas dirba 10 vakaro ir autobusą žmonių atvažiuoja. Vilniaus oro uoste Liepos arba rugpjūčio mėnesį, kur ateini ir eilė yra laukia. Koks jūsų vardas? Aha, dokumentas. Nu ir taip pat, tai užtruktų dar valandą. Bet viskas organizuota. Kitas rodo, ateik, jeigu tu jau gavai viešbučio kortelę savo kambario, eik čia valgyti, žinai, į valgyklą, laisvas. Vokiečiai pripratę žmonės kažkaip jo, vienus ten nustumt, kitus ten. Nu tai va, davė nakvynės, pamaitino, autobusas ryte atgal, žinai, žetonėlio autobusų ir viskas. Bet čia mes užsikabinom už temos, kuri pasirodė įdomi, kaip čia taip atsitinka su tais lėktuvų degalais, žinai, ir kas čia galėjo būti. Dėl to šiandien prieš filmuojant mūsų podcastą aš paskambinau pažįstamam pilotui, Antanui, linkėjimai Antanui. Be, jis nemeluoja, toks Antanas tikrai egzistuoja, buvęs kaimynas tavo prieš tai, kur tu gyvenai? Jis toks tolimesnis kaimynas, aš su juo per astronomijos dalykus susipažinau. Okay. Žodžiu, aš sakau, kaip čia galėjo taip atsitikti ir kaip iš viso pradėkim nuo to, kiek jūs turit degalų, ar jūs turit pilnus bakus, kaip jūs varot. Jis iškart sako, mes nevarom su pilnais bakais iš vis niekada, nes tai yra svoris, kuo didesnis svoris, tuo tu daugiau degini kūro ir taip toliau. Ir šiaip nemalonu piltis pilną baką, kaip sako mano Milda. Visą laiką įsipila už kem eurų. Jo. Ne, už 30 žmonių stilius. Bet čia yra žmonių, bet čia yra labai gaila benzui. Bet čia yra žmonių, jeigu padarytum apklausą, būtų pusė ant pusės. Kas pila pilną? Beje, man pasikeitė po 3-5. Aš dabar pilu po pilną. Aš anksčiau pildau irgi už 30 eurų. Kalbi, ar... Apie benziną. Apie benziną. Ja. Bet žodžiu, žiūrėkit, ką papasakojo Antanas. Šiais laikais yra navigatorių komandos, kurios pasižiūri tavo maršrutą, įveda į programulką, koks bus oras ir taip toliau. Apskaičiuoja labai tiksliai, kiek tau reikės degalų, pripila tų degalų tiek, kiek reikės ir tada prasideda kiti dalykai. Tada yra plus 30 minučių rato sukimas virš oro uosto, jeigu būtų, ten tipo negali nusileisti ar kažkas, kad užtektų pusvalandžiui. Taip. Dar kas yra reglamentuota, nenumatytam atveju dar plus 15 minučių. Kad galėtų nusileisti kitam oro uoste. Kad galėtum sukt ratą. O koks skirtumas, jeigu negali nusileisti dar sukt vieną ratą? Šalia to yra paskaičiuota dar rezervas, kad tu galėtum nuskrist į numatytą atsarginį oro uostą. Tai jie realiai turi kem 5 minutės plus skrydžiui iki artimiausio oro uosto. Toks yra dalykas. Bet kapitonas gali dar paprašyti, pavyzdžiui, jeigu jis pasižiūri ir jam kažkaip jam nepatinka, pavyzdžiui, oras. Dapilkit vyrai dar. Dapilkit ateina su kanistrais 2. Aš sakau dabar, tai Antanai, kaip čia buvo? Ta prasme, jiegi sėdėjo Lanzerotį į Frankfurtą. Tu patekai jo atveju. Ir sakau, varykit, kas čia buvo. O kodėl Lanzerotį neužpylė? Tai vat sako, čia sako, sunku pasakyti, nes galėtų būti visai, bet sako, gali būti taip, kad jeigu visiškai full užkrautas lėktuvas, tarkim, ne, ten bagažas, visa kita, jie tiesiog, pažiūrėjom, yra per trumpas takas pakilimui, jie tarsi galėtų prisipilti degalų, bet jie, pažiūrėjau, nebepakils. Tipo, lėktuvas nebeperformins. Jo, jis per sunkus, žinai. Arba jis savo ten, tarkim, aš nežinau, kaip, man tą, ką sako, persakau, žinai. Bet tai kol kas skamba kaip labai logiškas pasakojimas. Nes, pažiūrėjau, sako, būna visai, žinai, tipo, dėl per trumpo tako, arba ten dar kažkas, ir žodžiu, ir jis mato, kad jis, tiek nepavešta, jis tiesiog pasidaro stopą, kur, tipo, atskrisi. Salos oro uostas niekada turbūt nėra salų oro uostai, kurie turėtų žiauriai ilgą pakilimo taką. Ir iš šitos vietos aš turiu vieną neįtikėtiną istoriją, kurią man pavyko rasti internete. Jinai baigės taip, ta prasme, pusiau sėkmingai. Bet esmė yra kokia, kas čia susišaukė, žinai, kur sako, tipo, tai kodėl neprisipylė į pilną, žinai, ir tau aiškina, kad čia nepakils lėktuvas, nes per trumpas takas ir toks maždaug, ką? Tai tu įsivaizduok. Atvejis yra toks, 3 bičiai, čia yra... Čia tu pasakos dabar Radio Rančos 2 sezono klipo idėja? Ne. Yra 3 bičiai ir čia yra 96 metai. Užgrobė
su neva bomba, kuri yra realiai tik tai degtinės butelis. Jie trise... Mes kai Lvovo, kai Lvivą skridom. Jie realiai normaliai prie trūkimo ribos įtikina, kad jų yra 11, kad jie turi bombą, ta bomba yra tik butelis. Lėktuvas yra iš Adis Abebo į Nairobi, čia yra 96 metai, Etiopijų oro linijos. Ir jie pradeda reikalauti pilotų, kad juos nuskraidintų į Australiją, nes jie nori įsikurti Australijoje kaip pabėgėliai. Va čia tai Bernas. Bet klausykit toliau. Okay. Nu ir žodžiu. Ir tie vyrai, jie sako, važiuojam į Australiją. Pilotai žiūri, sako, hebra, neužteks degalų, nėra šansų, žinai. Merginos. O žinot, ką daro tie bičiai? Čia buvo Boeingas 767. Pilotas sako, neužteks degalų. O žinot, ką jie sako? O jie sako, rodo į lankstinuką ir sako, šitas lėktuvas ore gali išbūti 11 valandų. Nepasako, kad neužteks degalų. Varom į Australiją. Tu man proto. Su lankstinuku Boeingoje eina. Išsistudijavę žulikai jau normaliai. Ir normaliai pilotai bando aiškinti, kad gali, bet nėra, nes tipo ten yra degalų. Tai Max Range'as. Ir žodžiu, tai viskas kuo baigėsi. Pilotai dar bando iš pradžių... Atkalbėt, sako vyrai, tą bombą atidarom. Bombą dalinom. Ja, žodžiu, jie bando iš pradžių skristi palei Afrikos pakrantės ir bandyti juos apgauti, tada jie ten pamato, kad juos apgudinėja, jie ten verčia tą lėktuvą su... Madagaskarą bando užskaityti kaip Australija. Žodžiu, finalas yra nebaisiai linksmas, dėl to, kad ta prasme baigės tie degalai. Ir kadangi baigės tie degalai, lėktuvas turėjo leistis ten vienoje tokioje salelėje, bet nepavyko ir tada pilotai pradėjo nuleidinėti. Žodžiu, jie rodo, kad baigės degalai, jie nebegali pakelti lėktuvą, bet jau užgrobikai toliau sako, davai gazuok, o nebėra iš ko gazuot. Ir jie bandė nutupdyti ant jūros, bet kadangi vyko grumtynės, kažkuris iš tų asilų truputėlį pakreipė vairą lemiamų momentų ir iš pradžių kabino sparnu. Nu ir ten, žodžiu, yra netgi video, nes tai atsitiko... Ir nufilmuotas dalykas yra. Nufilmuota, nes ten, ta prasme, poilsiautojai matė, kaip tai realiai vyksta. Tai, pabaiga yra nefaina dėl to, kad buvo žuvusių žmonių. Bet ne visi žuvo? O ne Dieve, visi. Tikrai, jis leidžiasi, sparnu liečia vandenį. Sparnu liečia vandenį. Jo, dabar mes šitai kelsim tikrai. Ir, žodžiu... Ne visi žuvo, užpuolikai žuvo, pilotai nežuvo ir dar, skaičiai čia nebėra svarbu. Taip, bet dabar, realiai varė tol, kol nebeturėjo degalų. Ir jie jiems sakė, kad mes neturim jokių šansų. Bet jie šaunuoliai, ta prasme, vis tiek nutupdė lėktuvą, kažkiek žmonių vis tiek liko gyvų. Yra tikėt, ir beje, čia yra labai labai svarbus dalykas, būtų išgyvenę daugiau žmonių. Bet atsitiko tas niuansas, kad žmonės dar prieš atsidurdami vandenyje lėktuvo viduje prisipūtė gelbėjimosi, kas lėmenės tas yra. Ir juos prispaudė prie fuzeliažo vanduo. Viduje. Ir jie negalėjo išvaryti. Tai čia šitas straipsnis įrašo, kad nieks nelinki, kad taip atsitiktų, bet jeigu leisitės į vandenį, pūskit tik tada, kai jau būsit, out. Taip, visiškai prie. Tas pats galioja ir plaukiant su jachta ar laivu ar dar kažko. Jeigu esate su lėmenėmis viduje arba išsileidžiat lėmenę viduje ir laivas skęsta, tai jūs tiesiog prispaudžia vanduo, negalite išplaukti. Lietuvoje viena tokia buvo tragedija, tarsi, kur Vilkaviškio jo kažkas dubičiai, kažką ten pagerė, kur Šimarėse laivas nuskendo, jie įsibridė į vandenį, moteris neišnerė, nes jis su lėmenė viduje, ją prispaudė prie lubų ir jį negalėjo išplaukti. Lėmenė gali negelbėti, o žudyti, pavyzdžiui. Aš žinau, kad tu dar turėsi istoriją, bet tokiems kaip aš nuramintojams, aš dar skaičiau kelias istorijos, tai šiaip, ta prasme, šiais laikais ypatingai, kai yra ten navigatorių komandos ir visa kita, jau ten viskas yra absoliučiai turbo, bet kalbėjau dar su to pačiu pilotu, sakė, nesiparink, jeigu reikės, nutupdysim ir be degalų. Ta prasme, tai yra įmanoma. Nusklendžia ir dar pakankamai, aš skaičiau dar kelias istorijas, kur pakankamai toli dar nusklendžia ir leidžiasi kaip sklandytuvu. Nusileidimas gal nėra toks malonus, kaip ten su viskuo, žinai. Taip, bet kažkas įvyks. Rainiero vizierų daug maž. Bet čia yra, Rainieras atskrenda, va taip, jie leidžia taip. Man atrodo, kad čia mitas yra, žinai, sako, kad pigios avialinijos, tai turėtų ir pigiai nusileisti. Kažkaip, žinok, man atrodo, kad čia viskas
viskas priklauso nuo vėjo. Režisierius mojuoja, tipo. Ne, čia bairis. Gal pilotas? Ne? Dėl to. Ne, tai čia tikrai yra briedas, taip negali būti. Įsivaizduok, tu mokėjai kem 9 eurus už skrydį iš Paryžiaus. Žiūrėk, kaip tai negali, jie labai logiška. Degalų ant laiko, ar tu lėtai nusileidini, ar tu priskridai bam ir viskas, taigi. Čia ginto atveju. Vilniaus oro uostą. Ne, jie pažiūri, jeigu skrenda gintas, kuris bijo skrydžių, darom hard way. Okay. Padarykim normaliai. Jeigu skrendame virš Paryžiaus. Gintas. Ne, ir toks dažnai, kur pradeda šitos daryti. Aš tai aiškinčiau, žinai, kaip kad jie yra, vis tiek pigiau oro linijų. Pilotai ir štardėsės yra dažniausiai pradedantis, ką tik neseniai baigė ir neturi dar daug valandų ore. Ir jie, tiesiog kaip ir tokia. Ne, man atrodo, negali. Aš esu kiek girdėjęs, pigiuose bendrovėse tu ateini praktiškai kitą dieną skrendi, jeigu jau nėra kam skristi. Tai yra dar tas mitas, kad šiais laikais iš vis pilotai nieko nedaro. Ne, bet man atrodo, kad žinok, jeigu tu nori taip daryti, vis tiek turi turėti bent jau C arba E kategoriją. Ir turi būti praskraidęs ant konsolės. Fūra, galų, jeigu moki parkuoti, gali sės, vis tiek žinoma mūsų elektronika. Kiek čia yra? Start stopas mūsų sistema normaliai. Čiaga į viršų. Laikyk va ragus, rančą žiūri, radio, o tai va irgi raga. Jo, jie irgi išskrido, nežinojo, ko baigsis, o nusileido. Supranti. Žodžiu, nesąmonė. Bet šiaip aš norėčiau būti pilotu, bet labai bijau skraidyti. Pavyzdžiui, aš dar turiu šansų, kaip jūs galvojate, realiai persikvalifikuoti? Ne. Manau, kad be šansų. Šiaip didžiausias tavo košmaras būtų, žinai, koks arklių nujoti iki oro uosto, įsėsti lėktuvą, kuris nuskraidytų, pažiūrėti tarpeklio. Ne, o žinai, kas būtų, tarpeklio, o žinai, kas būtų. Ne, tai šitą Jūrmalos vandens parką. Ne, o dar žinai, kas turėtų dar būti baisiau. Aš turiu nuskraidinti iki Jūrmalos vandens parko ir per tą straublį suleist į baseiną gyvent daug gyvačių. Nes aš dar žiauriai gyvačių bijau. Taip. Tikrai. Ir filmas apie gerai. Kažką dar pridėti. Yra istorija prie viso to, nes vis tiek jau prie viso šitų istorijų. Pradžiai klausimas jums. Sakyk. Kaip galvojate, aš kalbu apie beveik laimingų, arba apie galimybę, bet kokioj sunkioj situacijoje rasti... Čia santuokoje, ta prasme? Rasti šviesą. Kad netgi, kai yra visiems visiškas dugnas ir apvalis skylėt, kaip Jūrmalos vandens parke, vamzdis, kad tu gali tikėtis likt gyvas. Aš jaučiaus, kad antrą kartą gimstu. Apie jo tada. Panašiai buvo, bet tarkime... Aš jaučiaus kaip telšių katedrų per pamokslą. Net jeigu krenta lėktuvas, jau visiškai krenta. Žmogus turi galimybę likt gyvų, net jeigu jis neturi šito parašiuto ar dar kažko. Kaip manot, koks yra pasaulio rekordas laisvo kritimo be parašiuto ir išgyvenimo? Ta prasme, iš kiek, ko tu klausi? Kiek kilometrų, koks rekordas yra? Iš kiek žmogus yra iškritęs? O tas žmogus iškrito ar su lėktuvu iškrito? Su lėktuvo dalimi. Be parašiuto. Baigtų. Tiesiog su lėktuvo dalimi. Arba be lėktuvo, aš turiu kelis variantus. Čia yra kažkokia nesąmonė. Tai sakyk variantą. Gerai, aš visiškai sakysiu nesąmoningą dalyką, nes sąmoningas turbūt čia ir negali. 5 kilometrai. Iš 5 kilometrų be nieko, be parašiutų, be kažkokių papildomų dalykų, be ploščiaus. Aš mažiau duodu, 3 gal. 3 gerai. Jūs iš dalies esate teisūs, bet jūs einate prie ten top 10-ko tik. Antram pasauliniam kare buvo ne vienas atvejis, kai kareiviai Britanijoje, paskui jo Jungtinių valstijų kareivis iššoko iš lėktuvo, jau degančio ir pamušto. Vienas jų skrido 600-700 metrų aukštį, 6700 metrų aukštį, beveik 7 kilai ir įkritęs į kažkokias, reiškia, stiklinės pastato konstrukcijas, liko gyvas. Kosmosas. Kitas, taip yra, kitas rekordas buvo 5,5 km, bet dabar, Hebra, aš jums pasakysiu, kad nepataikėt ne vienas normaliai, nes pradėsiu pasakojimą, ganėtinai trumpai, truputėlį žiūriu į ekraną dėl to, kad čia yra faktai surašyti. Įsivaizduokime, 85 metai, Londonas, Beatles žvaigždė, Paulas McCartney įteikia Jugoslavijai tuo metu, Vesnai Vulovič, Gineso rekordų knygos apdovanojimą, kaip žmogų išgyvenusiai aukščiausią laisvą kritimą. 10 km 160 metrų. Čia lėktuvo aukštis, kur... Iš lėktuvo aukščio iškritęs žmogus. Aš turėčiau vienintelį klausimą jai. Koks vardas? Vesna, kas yra pavasaris. Kaip Žemaitijoje sakytų, Vesna, bepročiųjų, kur tu ten darė? Pablūdajau. Pablūdai, ką tu ten veikėjai? O tai kokį būdų? 10 kilų. Vandenį ten sako, neįmanoma irgi kaip į betoną. Leiskit pasakot, 1972 metai, sausio 26 diena, skrydis numeris 367, Stokholmas, Kopenhaga, Belgradas. Tada dar, aišku, yra Jugoslavija.
Žodžiu taip, įgula skrisdavo taip, atskrenda į Stokholmą, tada lėktuvas atskrenda atgaliniu reisu į Kopenhagą, įgulai kažkas pasikeičia. Ir lėktuvui nusileidus Kopenhagoje, jau skrendant į Belgradą, prie įgulos prisijungė stiuardesė Vesna Vulovič. Stiuardesė. Vesna iš Belgrado Kopenhagą prieš tai buvusių reisų atskrido visiškai per klaidą. Ji ten neturėjo būti. Atsitiko taip, kad tvarkaraščių sudarytojai sumaišė žmonės ir buvo 2 stiuardesės Vesnos. Ir paskyrė dirbti ne tai Vesnai, kuri turėjo. Turėjo būti kita, bet paskyrė Vulovič. Okay. Ir žodžiu, jie atsidūrė tame orlaivėje, nuskrenda ir lieka Kopenhagoje ir laukia atgalinio skrydžio, kuris paskris iš Švedijos, iš Stokholmo. Laukia, apsipirkinėja, visi, žinai, čilina ir visą kitą. Jie pirmas kartas Danijoje, 72 metai, viskas labai faina. Jo, ir tada, aiškiai, Jugoslavijos oro administracija sumaišo asmenius ir be abejo, tvarsme, ji ne per savo valią, ne savo norų tampa būsima Gineso rekordininkė. Esmė yra tokia. Iš Stokholmo atskrenda lėktuvas, jis nusileidžia ir visi pamato, kad lėktuve sėdėjo bičas, kuris tą valandą, skrydžio valandą kažkaip labai keistai elgėsi, žiauriai keistai elgėsi. Nervinosi, bet nieks negalėjo nieko įtarti, 72 metai, oro sauga yra tokia, žinai, tipo. Taip, ten turbūt rūkė dar tais laikais. Jo, tada dar rūkydavo. Bičelis kažkokiu būdu, kaip yra teigiama, nieks iki galo nežino, bet liktai dingsta iš lėktuvo. Jo, nebėra, jis išlipa, išleidžia žmonės Kopenhagoje. Ir tada lėktuvas pakyla ir skrenda toliau. Kažkas išlipa, kažkas įlipa. Skrenda į Belgradą, į Jugoslavijos tuometinę sostinę. Ir jiems skrendant virš Čekoslovakijos tuo metu, arba virš, turbūt nežinau dabar, ar Čekija ar Slovakija dabartinė, jo, nutinka vienas labai keistas dalykas. Tipo, bičelis, kuris pridavė lagaminą su bagažu Stokholme, aišku, ten įdėjo tikrai ne Toblerone arba Max Packą M&M'sų, o įdėjo bombą. Ir ta bomba praskridus 45 minutės, prasidėjo skrydžiui, sproksta. Sproksta bomba. Dzūkų boboj įdėta bomba. Jo, sproksta bomba, 45 minutės po skrydžio. Jo, ir atsitinka taip, kad bagažo skyrius viskas įsitaško, lėktuvas kyla per pusę nuo siaubingos, prasme, inercijos ir jo, traukos jėgos, kaip su Dysonu dulkės sutraukė visus žmonės ir išpučia lauk. Įgulai ir šiaip skrendančių nėra daug, yra apie 28 žmonės, tai žodžiu, 27 yra išpučiami, o Vesna lieka lėktuvo gale. Kažkaip, sako, lyg ir prisisegusi, bandė kažkaip jį išsikapstyti ir kažkaip bėgti, supratus, kad kažkas vyksta. Koks ir blys tuo metu yra. Jo, iš inercijos kažką daryti, bet ją užspaudė bagažo vežimėliai šitie, kur yra važinėjami. Ji buvo visiškai užspausta ir, ta prasme, tas lėktuvas pradėjo kristi. Sutrūko, visus ištraukė, Vesna liko vienintelė pačiame lėktuvo gale. Ir tas lėktuvas nukrito į Čekoslovakiją, tuoj surasiu vietovę. Jo, kur tai nutiko. Įsivaizduojate tą momentą, kas atsitinka. Jo. Suprantu, tu sėdi kažkur uodegoje, šiknuoji kitaip darant, ne? Ir realiai galvoji, kad tai yra tai. Jo, tu tuo metu galvoji, kad jau turbūt mirsi, nes nelabai ką jauti jo. Vesna lėktuvo uodega su jo pačia nukrito Srpska Kamenica kaime, miškingo ir stipriai apsniktoje kalno papėdėje, kas pasirodo ir sumažino lėktuvo atatranką. Sniegutis. Smūgį, sniegutis ir dar kažkaip jis pačiuožė. Jo, ir šitoje vietoje atsirado bičas, vardu ir pavardę Bruno Honke, kur prasidėjo jau tam tikri bairiai ir stebuklai. Bičas pamato, kad kažkas nukrenta, ta prasme, prisiartina prie papėdės ir žiūri, kad yra tiesiog vienas pusgyvis, visas kruvinas žmogus. Jis tą žmogų, aišku, ištraukė, pradeda gavinti ir panašiai. Bairis yra tame, kur prasideda didžiuliai sutapimai, kad Bruno Honke yra tokia vyšnė ant torto, jis pasirodo Antro pasaulinio karo metu, dirbo karo gydytojų. Ir dėl to gali greitai suteikti pirmąją būtiną pagalbą, be kurios jis tikrai būtų numirusi. Aš tikiuosi, kad Netflix'e nėra dar filmo. Jo, tai yra, tai yra neįtikėtina. Daugybiniai kūno sužalojimai, stuburas lūžęs keliose vietose, išsiliejęs kraujas, smegenys lūžusios kojos. Ta prasme, viskas atidaužyta visiškai neįtikėtinai. Bet kur yra nerealūs sutapimai, kalbant apie ją.
Vesna padėjo išgyventi taip, keli dalykai. Tai yra nukritimas tam tikrų kampų į sniegą su lėktuvo fiuzeliažo dalimi, ar ne, tai yra vienas dalykas. Jai padėjo išgyventi žemas kraujospūdis, nes lėktuve dingus slėgiui jai nesprogo širdis ir kiti organai. Bairis yra tas, kad ji norėdama dirbti oro linijose, melavo visiems, kad jos kraujospūdis normalus ir eidama tirtis, žiauriai daug gerdavo kavos, kad sukeltų kraujo spaudimą. Ir sako, kad tai buvo viena iš priežasčių, kas padėjo, kad tiesiog neplyštų širdis. Kas toliau? Taip. Bet čia, šiaip ta prasme, tai yra kažkaip, neįtikėtina. Čia tas bičelis, tu liuobies iš 10 kilų. Tu matai, kad lėktuvas Jo, ir esmė yra tai, kad yra keli dalykai. Pirmiausia, kad jį ten pateko į tą lėktuvą, visai neturėdama, tada yra dalykai, kurie jai padėjo visiškai šitą dalyką išgyventi. Tai ir jį pragulėjo porą mėnesių ligoninėje ir Prahos ligoninėje, paskui ją išsiuntė jau atgal į Belgradą ir norėjo ją užmigdyti skrendant, sako, tu bijosi, prasme, tau bus visiška panika, bet sakė, ne, man viskas tvarkoja ir paskrido su tuo lėktuvu. Jo, aš taip dabar įsivaizduoju, kažkas sėdė oro uoste, žinai, ir tipo, galvoju, čia prieš skrydį turiu laiko podcastą, pažiūrėsiu, žinai. Tai gero skrydžio. Jo, jį pasveiko ir 85 metais jie buvo tik tas Guinneso rekordo pasiekimas tam tikrą prasme, kaip žmogus išgyvenęs iškritis būtent iš tokio aukščio. Čia yra visiškas jo kosmosas. Beje, pasirodo, kad tais 62 ir 82 metais per 20 metų Jugoslavijoje, ypatingai kroatų nacionalistai surengė žiauriai daug teroristinių išpuolių ir tada buvo įprasta, ką nors susprogdinti. Traukinį, autobusą ar dar kažką, tai čia buvo vienas iš tų dalykų, kas nutiko su ja, žinai. Bet čia yra siaubas. Gal ir nieko tokio, kad Gintas turi vaistinėlę visada su savim, nes negali žinoti. Jo, man žinai, aš taip aišku buvau jaunesnis, mes vis tiek visi nesąmonių prisigalvojame, ne? Aš galiu parodyti, aš buvau sugalvojęs planą, ką daryti, jeigu krenta lėktuvas. Ir tu jame esi, žinai. Okay. Tik aš dabar galvoju, kaip mano tas planas veikia, aš kažkaip buvau sugalvojęs, kad jis vis tiek daug maž matyt gražiai krenta, bet čia žinok, aš jau buvau gal net suaugęs žmogus, kai esu svarstęs, kai labai bijai, žinai, aš parodysiu, gerai? Gerai, aš man labai įdomu, galvojau, kad kol krenta lėktuvas, žinai, tu nuolatos turi daryti tipo... Aha, supranti, šokinėti lėktuve ir tuo metu, kai jis atsitrenkia į žemę, tipo, jeigu tu būsi pašokęs, žinai, gal yra tikimybė. Ne, ką žinau. Pasirodo, Einšteinas nekažin ką buvo atradęs šitam gyvenime. Tu įsivaizduok, teoriškai, jeigu aš tuo metu pataikyčiau. Tuo metu į tą amplitudę pataikytum jeigu pataikyčiau būtų ore, tai aš tiesiog nukryščiau, kaip iš dabar. Arba būtum pirmas, kur galvas atauštų į tave. Galvą dar susidaušiau, žinai. Čia Gintas apsidžiaugė, turbūt tai žinia, kažkada Rainiero tas Oleris, ar kaip tas bičo, savininkas tas toks crazy yra. Taip. Rainiero, bičas Airis, jau nesąmonį prikalba. Jis gi buvo sugalvojęs, kad bus stovimi. Skrydžiai. Tam tikros vietos stovimas. Aviacijos saugumo, reiškia, tarnyba neleido, žinai. Tai tu būtum turbūt irgi apsidžiaugęs to, kad, tavo teorija būtų įmanoma tuo atveju, nes, jeigu tu stovi, tai gal... Žodžiu, labai fainas istorijos, gerai pakalbėjom, aš galvoju, žinokit, kad šiam kartui jau reikėtų gal po truputėlį jaust ribą, kaip sakant, jaust ribas ir po truputėlį keliaut. Mes turėtumėm, jeigu viskas bus tvarkoj, sustikti po 2 savaičių, tai kad per tas 2 savaitės, kad žiūrėtumėt mus, sakom, ir dar po kažkokią gal vieną kitą kažkokią rekomendaciją, ką žmonėm gal pamatyti. Jo, kad pabaigoju nuo savęs po kažkokį dalyką. Nesam susitarę, ką rekomenduot, ką patys išbandėm, tai būtų faina. Tokia kaip arbata, arba ta grūdėta varškė, tik ne mums, o jums, kas žiūri po kažkokį faktą ar rekomendaciją. Nežinau, čia bet kas gali būti, knyga, filmas ar panašiai. Jo, gali būti. Tai, nežinau, aš tai nuo podcast'o gal pradėsiu, čia gal atrodo super, tai kas dabar? Kas sumokėjo, žinai. Jo, Radio Ranch, aš rekomenduočiau pažiūrėti nuo pradžių, dabar netyčia, žinai. Ne, yra toks Andrew Huberman, kuris leidžia tokį labai populiarų ir Lietuvoje populiarų podcastą Huberman Lab, kurį Tomas Ramonauskas, reklamos guru, apibūdino labai gerai, tai yra Millennialsų Unikauskas. Jo. Jis savo podcastuose nukalba apie visiems suprantamus dalykus, kurie yra problematiški. Pavyzdžiui, man patiko ta serija, kai jisai pasakoja apie alkoholio vartojimą ir jo poveikį. Tai nėra kažkoks brainwashas ar taip. Aš irgi šitą klausiau. Klausai gero pasakė? Jis pasakė apie tą nuolatinį tokį išgerinėjimą jo ir, pavyzdžiui, ženklą, ties kurio reikia susirūpinti. Tai, pavyzdžiui, pirmas ženklas, jeigu tu kažko neatsimeni.
Jeigu tu turėjai vakarėlį, žinai, vyšnio ar kažkur tai ir te atsibudai ir tu taip miglotai prisimeni arba kažko neatsimeni arba iš vis nieko neatsimeni, tai reiškia, kad tau jau yra... Tai kad čia visiems iš kartai būna. Taip, bet... Gal mums taip nėra buvę. Mums esi linkęs ar panašiai. Nu, bet čia šiaip toksai. Tai va, sakyčiau... Ne, jisai šiaip įdomių dalykų pateikia. Pavyzdžiui, ką jis labai rekomenduoja, kad ryte atsikėlus būtų labai gerai išeiti, pavyzdžiui, pirmom 5 arba 10 minučių į lauką. Nesvarbu, ar yra saulė ar nėra. Taip, pažiūrėti saulę. Ir pastovėti, žinai. Aišku, nepult scrollint ir pirmą kavą įsišaut praėjus 40 minučių ne iš karto. Nuo atsibudimo. Jo, nuo atsibudimo. Ir paskui tik cigaretė. Tada idealu, žinai. Šiaip, aišku, čia teorija, bet jis yra universiteto dėstytojas kažkoks, ar ne, ten mokslininkas ir viską. Jo, tipo, kad pafotosintetinti šiais lauką. Aš turiu tokią rekomendaciją, kuris vadinasi serialas Netflix'ai galite rasti, jis vadinasi Beef. Beef. Ir Beef. Ta prasme, tu man sakei, jo. Tas serialas, šiaip jį tu visą sužiūrėjau? Jo, aš visą sužiūrėjau. Jį būtų galima, aš labai daug neišspoilinsiu, bet jį buvo galima mano galvo padaryti dar geresnį, nes mintis labai gera. Kaip viskas prasideda? Tam seriale parkinge susipyksta dėl to, kad vienas užpipino, kitas pagalvojo, kad nereikėjo užpipinti, moteris ir vyras, o jie abu yra tokie, kurie nevaldo pykčio, ta prasme. Nu ir aišku, ta moteris nuvažiuoja, tas tipo nepasiduoda, pradeda tą moterį vytis, jie ten daro visiškas nesąmonės, bet žodžiu, kiek pasakau, kad užsikabintumėt. Tas bičas... Dviejų cholerikų susitikimas, kuris pavirsta į kažką. Tas bičas pagal numerius susiranda, kur ta moteris gyvena, nuvaro pas ją į namus, jos tuo metu nėra namuose, jisai apsimeta, kad yra kažkokį... O tu nespoilinėjau? Aš čiut, kad žmonės užkirtų. Žodžiu, ar jinai, ar vyras, aš nebeprisimenu, bet jis patenka į namus ir pasako, kad jis yra kažkoks tai, ar tai santechnikas, ar kažkas, ir realiai naina ir apmyža viską toj vonioj. Išeina. Ir jo, ten, man atrodo, ta moteris buvo, nes jie viens kito dar nebuvo matę. Ir jinai, tipo, tas išvaro greitai, tai ateina į vonį ir mato, kad viskas numyšta. Nu ir tada prasideda. Tipo, kaip jie viens kitam. Po to biški yra tokia duobė, bet šiaip tokia gera šiza. Vat kas mėgsta tokia, kur nereik nieko galvoti. Kaip Fargo. Ir yra visiškai, jo, panašiai kaip Fargo. Jie galėjo dar stipriau pavaryti, bet toks, nu, tipo, kur serijos nėra ilgos, tokios trumpukai, greitai. Pum. Labai gerai, va tam pačiam lėktuve prieš. Jo, tai nesinervuokit, žiūrėkit Radio Ranch ir viskas bus gerai. Žodžiu, Beef. Huberman, Beef ir Mindaugai, ką tu turi? Mano gal toks komercinis pasiūlymas. Pirago receptas. Paklausykite. Mums reikės. Jums reikės. Švaraus indo, neturim. Esmė yra tai, kad aš pagalvoju, kad mes turim daug ilgųjų savaitgalių ir kartais niekingai prasėdėm namie arba sakom, skrydom, nenuvarėm, per brangų, visą kitą. Sėdi į mašiną ir varai. Kur? Sauliau, pavyzdžiui, buvai, gali paliudyti, Gdanskas, fantastiškas dalykas. Va, kryptis numeris 1. Jeigu taip trumpai iki Gdansko su mašina. 600 km, 7-8 valandos. Daugoka, bet supranti, žiauriai faina. Tiesiog, sėdi, važiuoji ir jau nuotiki, gali sustoti dar kažkur, paskui grįžtant yra visokių dalykų, papasakosiu. Bet kas svarbiausia, noriu parekomenduoti žiauriai fainą viešbutį, kuris vadinasi Montovnija, turbūt. Fabrike padarytas dalykas. Esmė yra tai, nerealus kambariai. Nuo 7 iki 100 eurų, 4 žmonės drąsiai telpa. Esmė yra tai didžiulis kambarys, 5 kvadratų, ta prasme. Žiauriai gerai padarytas, o jis yra įsikūręs fabrike, o apačioje yra food hallas su daugybė maisto. Ir jį skiria nuo viršaus, nuo tavo gyvenamų vietų, skiria toks stiklas. Tu nieko negirdi, kvapai neteina. Bet tu matai, taip, ne? Lyja, sninga ar kažką tau nereikia, iš vis beveik į miestą. Tu nusileidai į apačią, ta prasme, valgai bet kokios šalies... Iš matai, taip, valgai bet kokios šalies virtuvę. Okay. Išėjęs iš kambario tik matai. Bet kokios šalies virtuvę valgai, vakare vyksta konsai ir visa kita, tu sėdi, tusinės darai ir žinai, kad kambarys tavo yra už kažkiek laiko. Geras oras, išlendi į Gdansko centrą, 2-3 dienos kosmosas visiškai. Tikrai, bent jau tas viešbutis ir pats miestas man kaip tokia savaitgalio idėja yra tobula. Siūsi geras. Ir grįžtant į Marienburgo pilį, ta, kur kryžiuočių pilį. O šitam šiltnamį užsidarius nekyla noro nebepamatyti Gdansko. Žinai, kai viskas šalia yra, kranelis, žinai, viskas, ko reikia. Yra tikimybė, kad tu... Nėra kada išeita, ne? Žinai, Gdanską reikia žiūrėti per 2 kartus. Vieną kartą šitą viešbutį, kitą kartą jau Gdanską, žinai. Ypač jeigu labai blogas oras, šitas viešbutis, šitą erdvę visiškai tinka. Tai bet mano rekomas toks. Labai ačiū, labai gera rekomendacija dėl to, kad galbūt toloka, bet aš šiaip visiems sakyčiau,
privaloma kiekvieną savaitgalį, mano dar tokia rekomendacija paskutinė, kažką pamatyti, nes, užsikerpia taip lengva ir aš esu, pavyzdžiui, dabar kerpėjimo čempionas. Kur čia eisi, žinai? Va, Netflix. Čia su likamžium ateina gal, bet tu teisus, jau. Tai klausykit, kaip mes ir sakėm. Ant to hypo tikrai taip. Jo, kaip mes ir sakėm, 1,5 valandos podcastas, kuris trunka jau virš 2 valandų. Jo, turim ką pasakyti. Ačiū draugelį, visur, kur mūsų subscribinkite, reikia, kad žiūrėtumėt, reikia, kad dalintumėmės, nesustosim, dabar buvo apšilimas, o paskui jau... Jeigu žiūri jaunesni žmonės, pasakykit savo mamoms. Jo, komentarą kokį dėkit, parašykit mums per Instagramą ir visur kitur, tai atsisveikinam iki kitos bus po 2 savaičių, būkit laimingi, šipsokitės, mylėkit vieni kitus ir mus! Tai buvo viskas, ką norime jums papasakoti šį vakarą. Ačiū, kad buvote kartu ir susitiksime kitose laidose. Einu valgyti, grūdėtas, tu jau varškė, aš kaktusą tada prasinešiu, žinai. Gintas, Vaičikauskas. Gero vakaro. Išjungkit šviesą, kas nors, prašau, viskas, baigta laida. Dėkojam visiems. Skirtingais keliais, skirtingų kraštų, jie grįžta atgal. Iš rytų vakarų, per smėlio audras, įveikia Lamanšą, broliai grįžta namo, į Radio Rančą.